yra jo. Bet įgirdimas, taip? Taip niekas nesitaikimas. Tai vietoj skaičių atleisimo. Sveiki gyvi, matau formą turime ir galime šios dienos posėdį pradėti. Kartu, kaip noriu čia supažindinti mūsų tarybos narė, kuri nuo šiol dirbs mūsų komitete, Ieva, ir kaip čia, jau esam pažįstami tikriausiai. Turėjom progą jau ir vakar švietimo klausimus diskutuoti aktyviau. Tai pradėkime. Mes turime darbotvarkėje daug klausimų įvardintų, bet iš esmės du klausimai, tokie du blokai klausimų. Vienas yra dėl jaunimo veiklos centrų ir antras yra dėl jaunimo politikos strategijos patvirtinimo. Tai kažkaip. Ir dar vieną turime atvirą klausimą, darbinį pasitarimą. Tiesiog galim bendrus pasitvirtinti mūsų sąraše esančią tokią 14 klausimų sąrašą, kur didžioji dalis yra įgymo. Galim, taip? Taip, galim. Tai pradėkim tada nuo to viso bloko klausimų. Tiesiog tęsime praeito posėdyje paliestą klausimą. Kilo daug klausimų mums taryboje ir turėjom progą apie tai padiskutuoti. Tai tiesiog esame paprašę dar Vidmanto, kad jisai mums pristatytų finansinę dalį, arba bent jau tai, ką yra pasiruošę dar pristatyti, kad matytume irgi tą visą pagrindą, kurio pagrindų tai toliau judama. Vėliau po pristatymo aš prašysiu Vilmos tikriausiai, yra tai, matau, irgi sveiki Vilma, irgi trumpai čia ir prisistatyti, ir kadangi ir vakar buvo kalbėta, kad yra noras išgirsti ir savininko teisės gausiančio centro nuomonę, tai aš prašysim irgi pasisakyti. Tai prašom, Vidmantai. Jums leidus. Sveiki, kolegos. Tai iš esmės, ką svarbu turbūt dabar aktualizuoti, yra momentas dėl atsakymus klausimus, kurie iš esmės nėra atsakyti ar ne. Tai vis dėlto ir mes nelabai turėjome galimybės atsakyti į klausimus, tai aš labai džiaugiuosi šitų susitikimų anksčiau negu kitas dar švietimo komiteto posėdis. Tai jums leidus aš iš esmės negrįšiu prie jokių prezentacijų, tų, kurios buvo seniau pristatytos, kaip kolegos minėjo, aš ją jau moku atmintinai, tai dabar pereisim prie iš esmės faktų ir skaičių, kurie buvo sudėlioti ir seniau jie buvo, tai yra darbo užmokesčio skaičiuoklė, kaip atrodo nauja administracija ir filialai Sostinės vaikų ir jaunimo centre. Taip pat palyginsim dabartinių 12 įstaigų darbo užmokesčius, etatų skaičius ir kitus. Taip pat tada ekonominio pagrindimo pereisim ir taip pat likvidacijos procesą ir prie to pačio pristatysiu aš jums visą planuojamą struktūrą, kaip viskas atrodys. Tai jums leidus aš pasidalinsiu dabar ekranu. Ar matosi? Matosi. Aš pritrauksiu. Dabar matosi, ar ne? Matos, super. Tai iš esmės pradėkime nuo galbūt 12 įstaigų, kurios yra dabar egzistuoja, biudžetinės įstaigos, įvairūs Vilniaus vaikų ir jaunimo klubai ir centrai. Tai yra, aišku, šiek tiek užkoduoti duomenys, kad dėl bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisinių niuansų, kad nebūtų identifikuojamas darbo užmokestis konkrečiai vieno darbuotojo. Tai čia mato 12 įstaigų, sumos, skaičiai yra patvirtinti 23 metų tarifikacijos. Tai reiškia, kad jie yra patvirtinti ir jie yra nekintami, kiek yra sutaupoma įstaigų, tiek yra sutaupoma, bet tai yra tarifikacija jų atlyginimų dydžiai. Direktoriaus, jeigu pastebėsit, čia yra metinis darbo užmokestis su kai kurie turi kintamą dalį, kai kurie turi priedus. Tai reiškia, kad direktoriaus atlyginimas susideda iš 3 dalių. Pagrindinio pareiginio koeficiento, kintamosios dalies bei priedo, jeigu toks yra. Čia yra metinis darbo užmokestis be jokių premijų ir kitų aspektų. Tai šitą skaičių tiesiog reikėtų dalinti iš 12 ir gautumėt atlyginimą per mėnesį ant popieriaus. Varijuoja nuo 1,9 rankas iki 2,8, 2,7, 2,9, kažkas tokio. Tai va, tai čia yra 12 įstaigų direktorių, pavaduotojų ugdymui. Jeigu pastebėsit, kai kurie yra rezerviniai,
arba šiuo metu nenaudojami, arba numatyti, bet nenaudojami ir taip toliau. Tai čia matot etatų pasiskirstimo dalį, bet bendra suma skirta per tarifikacijas ir kitus momentus patvirtinta yra tokia. Ir taip pat tada yra pavaduotojų ugdymui taip pat šita suma. Administracija. Ką noriu akcentuoti, tai yra administracijos direktorių ir pavaduotojų. Administracija, kaip buvo paminėta, palenda ir visi darbuotojai, kurie yra, pavyzdžiui, budėtojai ir taip toliau. Dėl to, kad atskirinėti dar kažkaip diferencijuoti būtų pakankamai sudėtinga, tai mes skaičiuojam kaip bendrą administraciją, plus pavaduotojų ugdymui, ūkiui ir direktoriai. Tai administracija be pavaduotojų ugdymui, be pavaduotojų ūkiui ir direktorių suma DAU metinė sudaro štai tokią sumą. 589 000. Etatų skaičius administracijose po susitikimo su įstaigų vadovais buvo parašymas komunikuoti, neprašymas, galbūt pastebėjimas komunikuoti etatais, tą ir darom, bet kai mes komunikuojame etatais ir darbuotojų skaičium, situacija iš esmės nesikeičia, jeigu mes vertinam kaštus ir pareigybių kiekį. Bendra DAU suma be pedagogų išleidžiama direktoriams, pavaduotojams ugdymui, ūkiui ir administracijai yra 1 549 000, bendra suma etatų be pedagogų yra 61,2. Pereinant prie struktūrą po to aš jums pristatysiu kaip atskirą, bet tiesiog čia supratimai. Tai šiuo metu mero potvarkiu, ką svarbu akcentuoti, mero potvarkis pasirašytas, jis egzistuoja, yra sukurta 12 filialų po Sostinės vaikų ir jaunimo centro struktūra. Jie jau egzistuoja anksčiau laiko, negu tarybos sprendimas yra priimtas. Čia yra 12 filialų, 12 filialų taip pat turi 19 turtinių vienetų. Dabartinės biudžetinės įstaigos iš esmės patikėjimo arba panaudos teise valdo 19 turtinių vienetų. Mero potvarkė, kuris yra patvirtintas, yra parašyta 12 adresų. Dėl to, kad registracijos metu registrų centre yra nurodomas vienas adresas, o ne keli. Tai dėl to ten atspindi tik 12 adresų ir turtinių vienetų, bet jiems taip pat pereina pagal likvidacijos dokumentą, pagal pagrindinį projektą, pereina visas valdomas turtas Sostinės vaikų ir jaunimo centrui. Mes negalime kategorizuoti į filialus. Šitas padalinimas pareigybių pasiskirstimas yra būtent jungiant tiesiog filialus pareigybėms ir etatams. Filialų lieka 12, bet struktūra yra formuojama ant 6 vienetų. Tai reiškia, kad Centro ir Piromonto filialas, Šnipiškių ir Žirmūnų, Šeškinės ir Žvėryno, čia jau 3, Karoliniškių, Justiniškių ir Viršuliškių, dėl to, kad jie arti, pakankamai gaunasi panašus skaičius vaikų, kurie lanko tas įstaigas, Senamiesčio ir Naujamiesčio ir Naujosios Vilnios. Naujosios Vilnios filialas lieka vienas, dėl to, kad jis yra labiausiai nutolęs ir būtų nepatogu įstaigos filialo vadovui važinėti iš vieno į kitą. Filialo vadovo darbo užmokestis, minimalūs kaštai ir maksimalūs kaštai. Jeigu pastebėsit, šitas darbo užmokestis yra apie nuo 1,8 rankas iki 2,000 rankas. Filialų vadovų yra numatoma 6. Filialų vadovų yra numatomi 6. Vietoj 12, ką pastebėsit, šitie skaičiai yra mažesni negu šitie. Ką norėčiau akcentuoti, tai dabartinė Sostinės vaikų ir jaunimo centro direktorė uždirba mažiau negu kai kurie įstaigų direktoriai, valdydama 6 000 vaikų Sostinės vaikų ir jaunimo centre. Šitoks elementas komentarai. Tai va, numatomi yra 6 filialų vadovai ir taip pat projektų vadovai. Projektų vadovai yra žmonės, kurie bus atsakingi už metodikas, už ugdymo kokybę, pritraukimą papildomų, pavyzdžiui, finansinių resursų ir kitų momentų. Tai kiekvienas iš esmės filialas absoliutina 12, gauna po vieną projektų vadovą. Čia, kaip matote, yra 3 Karoliniškių, Justiniškių, Viršuliškių, tai yra 3 projektų vadovai, tai kiekviena įstaiga turi po vieną projektų vadovą. Kaštai yra štai tokie, minimalūs ir maksimalūs. Ką reiškia minimalūs, maksimalūs, atsiprašau, tai yra metinis darbo užmokestis, tiesiog nutaikant tam tikrą rėžį, nes nebus visi samdomi pagal maksimalius asignavimus, reikia pagal maksimalų darbo užmokestį, reikia visiems nurodyti tam tikrą rėžį, kad būtų motyvacijos galimybės ateityje ir taip toliau. Administracija. Administratoriai. Tai administratoriai yra IC administratoriai, tai yra informacinio centro administratoriai, tai kiekviena grupė filialų turės po vieną informacinio centro administratorių. Iš esmės šitie žmonės sujungia sistemas ir kitus elementus filialuose su pagrindiniu Sostinės vaikų ir jaunimo centru. Jų darbo užmokesčio išlaidos yra toks, maksimaliai 24 000.
Kiti darbuotojai yra numatyti iš esmės tokiu būdu, kad kai kurios dabartinės biudžetinės įstaigos turi kūrikus, jaunimo darbuotojus, ten, pavyzdžiui, tam tikrų, kai kurie turi struktūrinius padalinius, tai tie kiti darbuotojai yra tiesiog neįvardinti, o absoliutinti, tai jų skaičiai yra tokie, iš viso 8 etatai per visus filialus, minimalus ir maksimalus darbo užmokestis per metus yra didesnio rėžio dėl to, kad tos pareigybės skiriasi, tai tarkime, jaunimo darbuotojų atlyginimas yra maždaug nuo 1200 eurų iki 1,4, jeigu neklystų, į rankas. Tai reiškia, kad tas jaunimo darbuotojas, kai kurios biudžetinės įstaigos turi atviras jaunimo erdves. Atviros jaunimo erdvėse pagal jaunimo politikos pagrindų įstatymą turi dirbti jaunimo darbuotojai, kurie būtent aptarnauja jaunus žmones ten. Tai papildomi darbuotojai sostinės vaikų ir jaunimo centre. Dažnas klausimas, ar reikės papildomų darbuotojų sostinės vaikų ir jaunimo centre. Taip reikės, iš viso 7 etatų. Tai vienas yra ūkio dalies projektų vadovas, kuris iš esmės atliks visiškai visą funkciją, kurią atlieka dabartiniai pavaduotojai ūkiui. Tai reiškia, mums užtenka vieno ūkio dalies projektų vadovo. Taip pat 3 IC administratoriai, tai yra informacinio centro administratoriai, kurie užtikrins, kad tos 6 filialų grupės būtų sujungtos su sostinės vaikų ir jaunimo centru. Vienas sistemo administratorius dėl to, kad reikalingas pajungimas papildomai visų filialų 12 į visą webą, į apmokėjimo sistemą ir kitus elementus. Vienas personalo specialistas, nes šiuo metu dirbantys specialistai nesugebės dabartiniam kontekste užtikrinti visų perėjimo, tai reikalingas vienas personalo specialistas ir vienas administracijos specialistas. Tai reiškia, kad tai bus pagalbos rankos pagrindiniai administratoriai, kurie būtent rūpinasi protokolais, viešais pirkimais ir kitais elementais. Tai visų šitų darbuotojų bendra darbo užmokesčio suma minimaliais kaštais, tai reiškia, nurodant mažiausią atlyginimą, koks gali būti skiriamas, yra 957 tūkstančiai, maksimalius yra 1,150 tūkstančių. Tai reiškia, kad mes su šita sistema sulyginom darbo užmokesčius, nebėra tokio atotrūkio tarp direktoriaus ir administratoriaus, pavyzdžiui, nes direktoriaus ir administratoriaus atlyginimas gali būti 4 kartus didesnis skirtumas, tai čia tokio skirtumo nėra. Ir jeigu matysit, yra 30–40% sumažintas bendras etatų skaičius, kaip ir buvo viešumoje kalbėta ir taip toliau. Tai vietoj 61,2 mes užtikrinsim visus procesus su 39 etatais. Ką aš galvoju? Čia bet kažkaip klausimų. Jo, aš dar pabaigsiu ir tada prie šitos dalies tada klausimus jo ir perėsim. Tai tiesiog bendra suvestiniai matymai, iš esmės esama neformalio švietimo ugdymo įstaigų sistema, iš esmės 61,2 etatai, kuriuose yra direktoriai, pavaduotojai ugdymui, ūkiui ir administracija, ne pedagoginiai etatai, o bendrai visi kiti apart pedagoginių etatų, mums kainuoja 1,549 tūkstančius pagal tarifikaciją 23 metų patvirtinta. Siūloma neformalio švietimo įstaigų sistema, administraciniai kaštai, filialų vadovai ir kiti aspektai, minimalios išlaidos 957 tūkstančiai arba maksimalios 1,150. Tai papildomas taupimas iš esmės čia atsiranda apie 1 milijoną, to prieisiu per ekonominį pagrindimą dar tą sutaupimą, apie kurį mes komunikuojam, tai dar prie to tikrai prieisiu, bet papildomas sutaupimas dėl siūlomos sistemos neformalio švietimo yra arba beveik 600 tūkstančių, arba beveik 400 tūkstančių, tik perdarius administraciją, paskirčius darbo krūvius, suvienodinant arba taikant mažesnį skirtuminį rėžį tarp darbo užmokesčių. Tai čia būtent su gavų skaičiuoklė aš baigiu ir lauksiu jūsų klausimų, o po to galima bus prieiti prie kitų dalykų. Aš tiesiog, kadangi už tų skaičių yra žmonės, tai norėtųsi šitą vietą pasitikslinimo. Aš dabar žiūriu, susižymėjau, ką mes turėsime tą vadinamą naują administraciją. Tai yra 6 filialų vadovai, tada 12 projektų vadovų, 6 IT IT administravimo tenais, tada 8 kiti, kurie yra maždaug tie patys ir 7 jaunimo centro. Ir iš viso šito aš matau, kad iš 61 žmogaus, tai tik tai 61 etato, gaunasi tik tai 8 kurikai lieka dirbti, tas perdavimas visas vyksta, nes visi kiti žmonės keičiasi. Ne, iš esmės jiem bus tiesiog pareigybės keičiasi pagal dabartinę esamą struktūrą, tai jeigu ten buvo pavaduotojai ugdymui, pavyzdžiui, kurie iš esmės atlieka direktoriaus pavadavimo funkciją, kokybės užtikrinimą, metodinius palaikymus, tai jisai tiesiog jo etatas iš esmės yra projektų vadovas, jisai tampa pagal viešai struktūros pareigybę projektų vadovas ir jisai vykdo tą pačią funkciją. Iš esmės didžioji dalis žmonių, didžiai daliai žmonių administracijai bus pasiūlyta tiesiog naujos pareigos ir kitas atlyginimas, nes, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių, pavaduotas ugdymo įstaigoje yra iš esmės lygus projektų vadovai. Tai tik, žiūriu,
Tai čia mes nekalbam apie didelį dalį, čia yra 12 žmonių, kurie gali tapti projektų vadovais. Tai realiai 12 žmonių iš 61. Nu, dar plus 8 tiek žmonės, kurie atlieka, tarkim, kažkokią tai, nu, ūkinę dar veiklą, tai 20 žmonių. Pagal mane tai jie gali atleisti. Taip pat žiūrėkit. Nu, nes tikrai tie žmonės, nusuprantu, vis tiek kompetencijomis, jie netaps IT specialistai. Nėra IT specialistų, yra IC administratoriai, informacinio centro administratorius. Tai čia iš esmės yra visiškai tokia pati pareigybė, kaip yra administratoriai arba sekretoriai įstaigose, dabar biudžetinės įstaigose, tik su papildomu apmokymu, kurį irgi nurodysiu likvidacijos procese. Tai iš esmės šitas 61,2 etato, kurie yra didžioji dalis, tai yra būtent tas 70-60%, persikelia į Sostinės vaikų ir jaunimo centrą, jiem pasiūlius naują pareigybę, naują darbo užmokestį. Tai yra dabartinė sistema yra sulyginta su nauja sistema ir būtent jiem bus pasiūlytos šitos darbo vietos. Nes iš pastovių, tai aš matau 12 projektų vadovų, 6, kiek jų taps administratoriais, bet jie turės persikelti į centrinę, taip? Jie iš savo organizacijos išeis. Ne, administratoriai, 3 administratoriai papildomai yra, kaip ir minėjau, įdarbinami Sostinės vaikų ir jaunimo centre, Konstitucijos prospekte. 6 administratoriai yra visos šitos pareigybės, kurios buvo numatytos, filialo vadovas, projektų vadovas, administratoriai, kiti darbuotojai, yra samdomi tuose filialuose, tuose adresuose, o ne Sostinės vaikų ir jaunimo centre. Tik 7 darbuotojai yra Sostinės vaikų ir jaunimo centre kaip papildomi. Fizinės darbo vietos. Tai fizinės darbo vietos iš esmės lieka, tik 7 yra papildomi ten. Tai 26 žmonės, tai kažkur tai... 39. 39 etatų. 39, tai žinokit, nu... Viso. 7 žmonės jaunimo centre, tai tikėtina, kad nebus tie patys žmonės. Tai vadovai irgi nebus tie patys žmonės. Ne, žiūrėkit, tai čia yra procesas. Jeigu, pavyzdžiui, administracija sutinka su tokiu pasiūlymu, jie gali perskelti Sostinės vaikų ir jaunimo centrą, tiesiog 7 žmonės, 7 etatų dalis persikelia į Sostinės vaikų ir jaunimo centrą, tiesiog pasikeičia fiziškai darbo vieta. 32 etatam nekinta darbo vieta. Tai reiškia, kad tuose pačiuose filialuose, kur jie ir buvo. Kaip mačiau gautųsi. 39 etatai minus 7, kurie yra Sostinės vaikų ir jaunimo centre, tai yra 32. Tai kiti darbuotojai 8, tai filialų vadovai taip pat. Tai vietoj 12 filialų vadovai. Bet jie irgi bus nauji žmonės. Tai konkursas, taip pat kaip ir dabartinių biudžetinių įstaigų direktorių yra konkursas. Taip pat ir... Tai tikėtina, kad bus nauji vadovai. Jeigu dabar viso tą 5000 vaikų dirba 61 žmogus, nu kiek liks tos istorinės atminties kitų metų rugsėjai, kuri tą visą dalyką užtikrina, nes vis tiek jie dirba tie, kurie užtikrina visą tą pokytį, kad vyktų tose mokyklos. Ką noriu pasakyti? Tie žmonės, kurie dabar dirba ir užtikrina, jiems bus pasiūlytos darbo vietos Sostinės vaikų ir jaunimo centro struktūrai. Tai kad ten nėra kur? Ką tu ir tam nėra kur? Tai kiek ten tų etatų bus, tai 12 klubų centre tam? Skaičiuoju, ne. Reikia skaičiuoti struktūriškai bendrai. 39 etatai. 39 etatai vietoj 61,5. Tai reiškia, kad 39 etatai iš esmės iš senos struktūros persikelia. Tai yra 30-40% optimizavimas administracijos resursų ir iš esmės tiem patiems žmonėm, kurie užtikrina procesus, jeigu jie atitinka, nori, jie persikelia į Sostinės vaikų ir jaunimo centrą. Su pasiūlymu. Dėl to, kad likvidacijos procesas numato aspektą, jog tu turi darbuotojų, kurį nori perkelti, pateikti pasiūlymą ir atlyginimą. Pateikia šitus dokumentus, jeigu jisai sutinka, jisai persikelia į naują sistemą. Konkursas vadovo. Gerai, tai pradedam. Žiūrėkit, aš jau vakar apie tai kalbėjau, kad labai daug sumaišties sukelia administracijos darbuotojų komunikacija. Ir šiandien Vidmantas pradėdamas pristatydamas mums sako, nežiūrint į tai, kad ši taryba dar svarsto, jau yra viskas išspręsta, nes pasirašyta yra mero potvarkis, taip kaip ir panašiai. Tai mano klausimas yra, reiškia, kad likviduotos jau yra, nežiūrint, kad taryba svarsto, tai gal mums jau nereikia tada ir svarstyti, palaukit, aš pabaigsiu, nereikia svarstyti jau to klausimą, arba čia yra nekorektiškas toks pareiškimas tarybos nariams, kad jūs čia sėdėkit, plepėkit, ką nori darykit, jau viskas yra išspręsta, meras yra pasirašęs potvarkį jų ir jau yra likviduotos tos įstaigos.
Procesas vyksta. O reiškia jau įvykęs procesas, o mes čia tuščiai gaištam laiką, emocijas ir taip toliau. Tai vat klausimas. Mano klausimas yra, kad mes kaip tarybos nariai norėtumėm šiandien pat gauti mero potvarkio projektą, kad galėtumėm diskutuoti. Ir kitas mano klausimas, kas yra pasirašęs mero potvarkį? Simona Beliūnė vicemerė. Nes jinai pavadavo tuo metu. Ne, aš tiesiog galiu pasakyti, kaip tą klausimą suprantu. Kadangi yra Čia yra esminis aspektas, nes meras nežino apie tą potvarkį. Žino, tai tarybos posėdžio metu jį identifikavo, bet aš norėčiau atsakyti jūsų klausimą, jeigu tam reikaliu. Jis, tai ta prasme, meras yra informuojamas apie visus dalykus, ta prasme, nieks nesugalvoja be mero vicemerų tokių sprendimų priimti. Čia pirmas dalykas. Kodėl yra parengtas mero potvarkis ir jisai patvirtintas anksčiau? Dėl to, kad įvyko komunikacija, jog mes naikiname, likviduojame, bet nieko nesukūrėme. Būtent, kad numalšinti šitą elementą, mes įkūrėme 12 filialų, jog tai būtų alternatyviai ir sinergiškai. Vietoj 12 likviduojamų įstaigų, 12 įkurtų filialų. Sprendimas dėl likvidacijų nėra priimtas. Tarybos posėdžio metu jisai bus priimamas, o čia yra tiesiog vietoj to, kad matytų žmonės, jog yra 12 įstaigų likviduota, jeigu, pavyzdžiui, taryba nuspręstų, 12 filialų įkurti. Ir tai yra visiška sinergija, 12. Čia tiesiog dar kažkaip bendram tokiam aiškumui. 12 filialų yra čia prielaidos pokyčiui. Tai yra tiesiog kol kas yra pavadinimai, dar turėtų tie filialai vis tiek turėti savo nuostatas pasitvirtintas. Visą tai mums tikriausiai... Bet visą... Ne, čia yra tiesiog... Nauji yra, o seni nelikviduoti, aš taip suprantu. Nes yra centras, kuriame sukūrė galimybę turėti tuos filialus. Ir tie filialai net ir be, kaip pasakyti, naikinimo, jungimo, jie gali veikti, jeigu mes pasitvirtintume nuostatas, kad mes matome taip, mes užpildyti turinio. Nes mes matome, kad tas jaunimo centras mūsų vis tiek turėtų pradėti veikti seniūnijos pagrindu, turėtų pradėti plėtoti veiklą. Ką mes įdėsime į tų filialų veiklos turinį kokį, ką ten jie darys. Tai čia, kaip pasakyti, pas mus tie nuostatai turės kaip čia grįžti, bet jau irgi norėčiau, kad mes nuostatytume. Tai mes turėsime apsvarstysim ir tada nuspręsim, kokias funkcijas tiems filialams mes suteikėme. Tai čia kol kas yra prielaidos, kad nėra taip, kad, kaip čia, nes čia vyksta keli procesai. Viena yra susijęs su šiom įstaigom, kitas yra kuriamos prielaidos platesniam neformaliojo švietimo, neformalio švietimo paslaugų plėtrai. Tiesiog į antrą etapą pereiname ir su to jaunimo centru. Bet ir aš suprašiau, 12 tų filialų jie nėra likviduoti šiuo metu. Kaip aš supratau kol kas, jie nėra likviduoti, bet paraleliai yra įkurta nauja struktūra, kuri būtų struktūrinė. Tai yra paraleliniai procesai, nes jeigu būtų likviduoti, žmonės būtų atleisti. Tai atsakant kolegai klausimą, filialai šiuo metu veikia ir paraleliai yra sukurta ta nauja struktūra, kad nebūtų valakytos. Jeigu mes nepatvirtinam to naujai sukurtos, tai toliau. Tai tada yra naikinamas mero potvarkis ir viskas. Arba mes tiesiog, arba mes tiesiog komitetas sakysim, kad mes tiesiog toliau norime plėtoti tos filialus ir toliau to dirbti. Yra labai garsus puikių filialų ir jie kol kas, kaip ir sako, neužpildė turinio, tai yra tušti juridiniai vienetai, kurie netrukdo visai vykti kitiem procesam, kurie žemė. Edita, matau, irgi kelia. Tai sveiki, kolegos. Girdite mane? Girdite mane? Ačiū už suteiktą žodį. Iš esmės klausausi teoriją puikiai Vidmantas išdėstė. Tai Vidmantą gerbiu, nes dirbau nemažai su Vidmantu, bet nežinau, iš kur toks dabar, neįsiklausimas ir tas toks stumimas. Tikrai to nepuošia, žinokit. Mano vertinimu, tai tikrai ir gerbiama Liutaura, tai mes esame visi ir dirbame, sakykime, kartu. Ir kodėl neįsiklausote bendruomenį? Pirmiausia, jūs patys savo prieštaraujate, nes jūs likviduojate ir steigiate kažkokį naują darinį. Jis nieko, pasakysiu, bendro neturi, nes kai yra reorganizacija, tai žmonės
pereina, jiems pasiūlomos lygiagrečios ar žemesnios pareigos, nes vadovams turėtų būti padalinių vadovų pasiūlytos pareigos, kažkam dar kažkokios atitinkamos pareigos. Tai, ką girdžiu dabar, tai yra, nauji konkursai ir taip toliau. Su visa pagarba Vilmai, bet aš tą kartojau ir kartosiu, šis klubas, centras jaunimo, jis veikia iš inercijos. Tiek, kiek Jankauskas buvo jį pastatęs ant bėgių, tiek jis ir dirba. Pokyčių, man kaip švietimietė, atsiprašau, mėly kolegos, aš jų nematau. Ir dar stiprėti ir stiprėti, ko linkiu šiam centrui ir jo vadoviai, nes mes gyvename mieste, bendraujame ir su tos įstaigos darbuotojais, pedagogais ir tą iš vidaus problematiką taip pat žinome. Aš kartojau ir prieš tai anam komitete, kad yra visas parmas neišnaudotų patalpų, būtent jaunimo ir vaikų centre. Nerenovuota, naudojimui netinkama salė, garažai ir taip toliau. Viskas, kol kas irgi jokio proveržio nematau. Tai vadovė turėtų pirmiausia tinkamai ir efektyviai naudoti turimą jau infrastruktūrą ir turtą, nes šiandien galiu konstatuoti, kad tas turtas valdomas neefektyviai. Tai antras dalykas. Trečias dalykas, tai reorganizacijai ir tokiai machinai vadovauti su tikrai didelė pagarba, tai mes turėtume rasti, nežinau, kokios organizacijos vadovą, kuris visą tokią machiną suvaldytų. Ir tikrai tai nepasiruošta. Ir aš galvoju, nes aš ir perskaičiau, kur yra pateikiami klausimai, atsakymai, tai ten konstatuojama, kad tie klubai, padaliniai pradės veikti nuo 24 metų rugsėjo. Tai kodėl mes čia dabar skubame, ar ten yra tuose klausimuose, atsakymuose meluojame. O gerbiama Vilma, ta ironiška šypsena, tai yra tikrai jūsų kaip vadovės nepuošia ir visų, ir savivaldybės, ir politikų, ir esančių vykdomose pareigose, kurie šaiposi iš bendruomenių ir žmonių, kurie turi ir praktikas, tai tikrai, žinokit, nepuošia ir gėda, nes aš, žinokit, esu pasipiktinusi tokia savo jūsų elgsena, tai šiam 21 amžiui netinkama yra kaip vadovo elgsenai. Ačiū. Ir aš tikrai balsuosiu prieš ir linkiu įsiklausyti. Ar turite klausimą kažkokį konkretų? Tiesiog... Tai aš turiu klausimą tokį, kaip bus pasiūlytos, aš norėčiau matyti su nuasmenintais duomenimis, kaip bus pasiūlytos, kokios kam pareigos toliau tęsti tose padaliniuose veiklą. Ačiū. Prašom atsakyti. Bet paskui suteiksim kaip visai žodį. Tai dabar aš norėčiau, kad dabar į mano klausimą atsakytų viskas. Pirmininkė, labai atsiprašau, kaip pirmininko pavaduotoja, tai tiesiog norėčiau paprašyti konstruktyvios diskusijos ir, tiesiog be emocijų sprendžiame klausimus. Labai ačiū. Gerbkime vieni kitus. Taip. Ačiū, Ieva. Aš tiesiog, kaip pasakyti, irgi prašau mūsų nepratęsti vakarykštės tos diskusijos, kur mes galbūt neturėjom progos įsidiskutuoti į čia, tiesiog bandykim būti dalykiškai mūsų klausimus svarstyti. Tai prašom. Tai su mielu noru atsakysiu į 3, aš užfiksavau klausimus dėl patalpų. Tai vienas momentas yra šiuo metu būtent tas sparnas, apie kurį jūs minėjot, Edita, yra šiuo metu vyksta projektavimai ir kiti aspektai su Vilniaus vystymo kompanija ir salė ir tas sparnas. Tam sparne yra numatyta atvira jaunimo erdvė ir būtent nevyriausybinio organizacijų hubas. Tai čia pirmas elementas, tai su tom patalpom vyksta dabar procesai, būtent su Vilniaus vystymo kompanija. Dėl konkursų ir kitų elementų. Visos 12 įstaigų, biudžetinių įstaigų konkursai, vadinamos kadencijos, yra pasibaigusios. Jūs taip pat žinote, mums teko dirbti tuo elementu, pratęsiant kai kurių kadencijas, skiriant laikinai eiti pareigas ir kitą. Mes jiem negalime tiesiogiai siūlyti, nes 6 filialų vadovų, bent jau pagal planuojamą struktūrą, tai yra konkursai. Taip pat kaip ir 12 biudžetinių įstaigų direktorių pozicijas. Mes negalime paimti ir tiesiai šviesiai pasakyti, kad būtent darbuotojas perskels į tą poziciją. Dėl to, kad tai yra jo sutikimo, jo
valios išreiškimo teisę. Jisai gali ir nesutikti pereiti į naują struktūrą, tai yra labai normalu. Mes kalbame apie tomis pačiomis sąlygomis perkelimą pedagogų, tai yra svarbiausia, o administracijom bus pasiūlytos darbo vietos ir tai yra jų teisė apsispręsti, ar jie planuoja dirbti toje įstaigoje ar ne. Mes negalime reikalauti ir pasakyti, kad čia kaip pavyzdys Vincas Mykolaitis. Būdamas, koks jūsų siūlymas, aš klausiu. Aišku, kad žmogus gali apsispręsti, bet jūs turite pasiūlyti. Tai mes dabar negalim siūlyti dėl to, kad nėra joks procesas priimtas. Jeigu bus priimta šita optimizacija, tada likvidacijos procese, kurį aš irgi šiandien noriu pristatyti, yra numatyti terminai ir laikotarpį, kai tai bus daroma. Gerai, tai klausykite, dar klausimas apie tą, ką prieš tai pristatė, taip? Nes mes perėsime dar ruoštą pristatyti. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Reiškia, jeigu aš teisingai supratau, buvo 61 ten kablelis 2, tas kablelis 2 tai taip neišyknės, bet nesvarbu. Ir dabar 39 lieka iki naujame tame darinyje. Taip, mes siūlome jums. Mes tada, reiškia, buvo 1,5 milijono plus minus, aš tų skaičiukų nekonkretizuosiu, reiškia išleidžiama į metus. Taip. Dabar bus išleidžiama 1,1 nuo 900 ten 50. Skirtumas yra 350 tūkstančių. Man visiškai, kaip čia pasakius, neimponuoja ir net kažkaip keistai yra diskutuojama ir tas pabrėžiama, kad visa esmė yra sutaupyti tuos 350 tūkstančių. Tai yra taip neadekvatu 5 tūkstančiam vaikų užimtumas ir 12 įstaigų naikinimui, tai tiesiog visiškai neimponuoja. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Tai yra vaikų lavinimo, vaikų praleidimo sąskaita prie mūsų 1,2 milijardo biudžeto kalbėti apie sutaupomus 300 ar 400 ar milijoną į metus, tiesiog atvirai pasakius yra netgi gėda. Netgi gėda prieš visą bendruomenę, kuri suveda tos 5 tūkstančius vaikų. Tai pirma. Antra. Kiek pinigų bus išmokėta atleidžiant tą skirtumą darbuotojų. Čia 39, ten 61. Apie 20 žmonių bus atleista. Jie bus atleisti reorganizacijos būdu, ar ne, kokios kompensacijos ir kokia bus suma išmokėta, kad visi tvarkingai be teismų išeitų iš savo darbo vietų. Tai mielai atsakysiu jūsų klausimus, tai keletas elementų, tai sutaupimas. Pirmas elementas yra tas, kad čia pakol kas kalba vyksta tik apie administracijos sumažinimą. Tai reiškia, kad sutaupimas maksimalus čia yra 591 tūkstantis arba jeigu maksimaliais atlyginimais 391 tūkstantis. Mes kalbam apie papildomą sutaupimą dėl administracijos optimizavimo. Kitas elementas. Mes nieko nenaikinam, mes keičiame sistemą, įkurdami filialus, reorganizacijos būdu likviduojam biudžetinės įstaigas ir visą veiklą perkeliant filialus. Tai mes nieko nenaikinam, mes keičiam sistemą. Dėl išėjimo. Tai dėl išėjimo. Tai yra procesas, kodėl aš taip sakau, dėl to, kad nuo kiekvieno darbo stažo priklauso, kitas elementas yra ar bus šalių sutarimu, ar atleidžiam, nes gali būti toks motyvas, kad šalių sutarimu bus. Ir šalių sutarimas numato, kokia išeitinė bus mokama kaip kompensacija. Tai faktas, kad yra sumokama už nepanaudotas atostogas ir šalių sutarimu arba atleidžiant pagal darbo stažą išmokama išeitinė. Aš ir klausiu, kokia numatyta suma? Taip. Esant tokiam, antram, trečiam ar penktam variante jau 24 metam, jeigu visas šitas likvidacijos procesas bus patvirtintas, mes nusimatėm 412 tūkstančių. 350, čia 400 išmokam, reiškia mes... Su likvidatoriais padengimo kaštai. Vytautai. Jo, aš tai turiu konkretų klausimą, iš tikrųjų, tai ačiū už pristatymą ir dėl vadovo atrankos. Tai būtent kaip vyksta atranka, kas komisija bus atrankos komisija, ar yra kažkoks skirtumas tarp dabartinės komisijos, čia pirma klausimo dalis. Antra klausimo dalis dėl būtent iš tikrųjų vadovų būsimų galbūt darbo vietos, nes minėjot, kad jie turėtų fizinę darbo vietą bus filialuose, tai kaip tiesiog darbo laikos pasiskirstis tarp vieno ir kito filialo. Nes man atrodo, tas yra labai svarbu, kad perduodami tą, kaip sakyti, ir Liutauras minėjo institucinę atmintį, kad jie vis tik tai būtų bendruomeniai, bendrautų su pedagogais, juos suprastų, palaikytų ryšį ir tas, man atrodo, veiklos tęstinumas nuo to labai daug priklauso. Taip, tai aš atsiprašau prie to paties, kad nereikėtų. Kodėl dabar
puslapį mūsų karjera administracijos kabo skelbimas ir konkursai iki lapkričio 27-30, gruodžio 4 klubams, vadovams, Kregždutė, Klevas ir Šatrė. Kodėl jums šiek prie to paties? Aha, toj sekundę užsifiksuoju klausimus, kad iš karto atsakyčiau. Tai pirma, galbūt jums Vytau, tai dėl konkursų, dėl filialo vadovų. Tai pagal dabartinius įstatus yra numatytas punktas. Centro direktoriaus pavaduotojai, padalinių ir filialų vadovai priimami į darbą teisės aktų nustatytą tvarką viešo konkurso būdu. Šį konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina centro direktorius. Centro direktoriaus pavaduotojus, padalinių ar filialų vadovas gali būti asmenys, kurie atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus kvalifikacinius reikalavimus. Tai šitas momentas yra, kad už šitą procesą yra atsakingas centras, nes jisai tiesiogiai dirba būtent tiesiogiai struktūriškai, centro filialas bus pavaldus centro direktoriui. Naujas vadovas. O ne? Vilma toliau eina pareigas dėl to, kad jinai yra laimėjus konkursą. Mes kalbame apie tiesiog struktūros pakeitimą, vidinės struktūros. Tai būtų filialą jai organizuoti, taip? Taip. Kitas elementas dėl užtikrinimo, ar ne? Tai mūsų pagrindinis interesas yra būtent pasiūlyti dabartiniams darbuotojams, kurie užtikrina dabartinį visą procesą, būtent jiems darbo vietas į tą numatytą struktūrą. Momentas yra labai svarbus, tai yra kvalifikaciniai reikalavimai, ar jie sutinka ir kiti elementai. Dėl 12 biudžetinių įstaigų direktorių, kurie dabar yra ir jų kadencijos yra pasibaigusios, ir jeigu būtų pritarama likvidacija ar ne ir pakeitimų sistemos, tai iš esmės jie gali dalyvauti visuose konkursuose, kuriuos centras organizuos ar ne, visuose. Tai reiškia ir filialo vadovų, ir pavaduotojų, jeigu tokių ten yra, ir taip toliau. Tai čia yra svarbus elementas, kad jie savo norų, jeigu norės, galės dalyvauti konkursuose. Mes jokios šitos teisės neapribojam. Dėl jūsų klausimo, dėl konkursų, kurie yra nutraukti arba vis dar vyksta, tai esminis momentas yra, iki spalio 25 dienos buvo atšaukti konkursai tie, kurie gali būti tuo laikotarpiu įvykti atrankos būdu. Tai reiškia, kad jeigu, tarkime, taryba, ar ne, dabar lapkričio 22 vykstantis tarybos posėdis, jeigu per tą laikotarpį, ar ne, mes atrinktume vadovą ir taryba nuspręstų optimizuoti tinklą ir priimti šitą sprendimą, mes neatstovautume 5 metų kadencijos lūkesčio. Tai reiškia, mes galimai galėtume įsivelti teisinius procesus ir kitus momentus, tai dėl to yra atšaukiami, jeigu taryba nepritars optimizacijai, ar ne, tai jie iš naujo tiesiog bus organizuojami, o jeigu pritars, bus atšaukti. Nes tuo laikotarpiu, žiūrėkit, jie yra aktualūs, dabar puslapis. Jie yra aktualūs, mes negalime išimti. Kodėl kitus išėmė? Dėl to, kad tuo laikotarpiu, nuo spalio 25 tarybos posėdžio iki lapkričio 22 dienos vyksta konkursai atrinkimas tarp spalio 25 ir lapkričio 22. Tuo metu buvo konkursai paskelbti ir atrankos buvo paskelbtos, ar ne? Tai mes, teikdami dokumentus tarybai tvirtinti, mes negalime organizuoti konkurso vien dėl to, kad taryba šiuo metu svarsto dėl tų įstaigų likvidavimo ir sistemos pakeitimo. Kiti aktualūs konkursai yra dėl to, kad šiuo metu dar nėra priimtas sprendimas, tai mes neturime pagrindo jų atšaukti. Jeigu taryba apsispręs priimti optimizaciją, mes tos konkursus atšauksime, o jeigu nepriims, mes visus atnaujinsime ir tie, kurie aktualūs, bus toliau aktualūs. Tai sustabdyti tada. Toliau judam. Taip, taryba turi apsispręsti. Trumpat, gal du tiesiog tokius pastebėjimus. Tai pirmas klausimas ir iš vakar, iš šios dienos aš labai daug girdžiu apie vadovus, pavaduotojus, pinigus ir šitas atlyginimus. Mano klausimas esminis, nes mes esam švietimas. Švietimas yra formalus ir neformalus. Formalus, aišku, iš esmės, vis tiek mūsų yra akcentas, ar ne? Klausimas toks, ar nukentės vaikai? Apie vaikų interesus aš praktiškai negirdėjau, išskyrus vakar vieną tėvelį, kuris buvo suinteresuotas, kad jo vaikas eitų į tą pačią bilietų mokyklą, kuri ten buvo. Jeigu atsakymas yra, kad vaikai nenukentės, lieka tie filialai, ar nesvarbu, filialai, ne filialai, ir jie eina, man viskas aišku, ir čia pasisakau jau iš kitos pozicijos, kad administracija, aišku, tai turi ir pareigą, ir prievolę optimizuoti savo kaštus, ieškoti geriausių sprendimų ir dėl to sveikinu tą, ką siūlau ir netgi aš vis galvočiau, ar reikia dar 12 filialų vadovų, nes pinigai 6, kur sakot, kad nėra dideli, jie sąlyginai yra dideli ir kai aš pasižiūriu į skaičius, kuriuos matome mes, kiek trūksta Vilniaus mieste mokytojų dabar, mums trūksta ne vadovom, trūksta mokytojų, atžiūrint. 17 lituanistų, 20 matematikų, pradinių klasių 6 mokytojų trūksta. Aš beveikčiau suprasdamas tą situaciją, kad mes esam sistemos dalis ir jeigu yra įmanoma sutaupyti ir už tų lėšų skatinti formaliojo pritraukimus mokytojų, panašus dalykai,
mes turim to nepamesti, mes esam sistemos dalis. Tai pirmas klausimas, Vidmantai, ar nukenčia nors kiek vaikai, o antras klausimas yra, kad galbūt neklausimas, pastebėjimas, kad mes esam sistema, mes vieni taupo, kiti taupo, mes turim bendro tikslo link judėti. Negalim palikti vieną dalyką, su 12 vadovų, o pas mus mokytojų trūkumas, kad ohoho. Ir nėra iš ko prisifinansuoti arba padengti priedų. Jums 300 priedų buvo oho, koks irgi grimšas. Jums leidus atsakymai dėl vaikų. Mes optimizuojame administracijas, juridinius asmenys, mes vaikų neliečiam, tėveliam nieks nesikeičia ir viskas, mokytojai persikėlė. Šitas procesas yra skirtas administraciniai struktūrai pakeisti ir juridiniai formai, pasiūlyti alternatyvę juridinę formą. Čia aš tiesiog būtų užakcentuosiu, yra pagrindinė baimė visų suvokime, kaip šitas procesas bus įgyvendintas. Ar nebus prarastas įstaigų identitetas. Ar mes suvokiame, kad yra didelė rizika, kad mokytojai nenorės toliau tęsti su hobbyversų darbo. Nes yra kur dirbti Vilniuje. Ypatingai kai trūksta. Va čia yra didžiausia baimė. Ir kai matome savo struktūros pakeitimą, kai 61 žmogus dirba tam, kad vaikai gautų tą kokybišką išsilavinimą, tam tikri žmonės, tai dabar yra vafleipautis, kurie kažkokią tą kokybę sukuria. Ir iš tos istorinės atminties liks, tarkim, pusė, 30 kažkur tai, tarp be vadovų, be viso kito. Ar jie sugebės tai tęsti? Va tada ir klausimas yra, ar nenukentės vaikai. Čia dėl to yra tas momentas, kaip padaryti, kad tas procesas būtų pakankamai sklandus, kiek jis yra apgalvotas, bet aš galvoju, gal mes čia, nes apie tai ir bus kalbama. Mes kalbant apie likvidacijos procesą, kokie žingsniai yra numatyti, tai galėtų akcentuoti. Tai aš tiesiog galbūt siūlau dar... Taip, tiesiog sustabdom klausimus, dar pasiliekam tų klausimų, nes prašau kažkaip pratęsti tą diskusiją. Tai va dėl to mes ir... Jo, tai jums leidus tada pereinam prie kitos dalies, tai yra ekonominio pagrindimo, o po to prie likvidacijos proceso, ar atvirkščiai? Gal likvidacijos proceso. Gerai, ekonomika tiek yra maža, palyginus, apie ką aš nekalbu. Apie likvidacijos procesą, svarbiausia tikriausiai yra. Gal tik būtų galima truputį aiškiau, mes dabar 45 metų, mums, pavyzdžiui, niekas neaišku. Aš stengiuosi, kuo aiškiau, iš tikrųjų visa informacija yra pateikiama skaičiais. Tai likvidacijos procedūra atrodo maždaug taip. Tai jeigu taryba apsispręstų, čia yra planuojama, jeigu taryba apsispręstų, nes dar kartą noriu pasakyti, kad niekas nėra šiuo metu likviduota. Tai 23 metų lapkričio mėnesį po priimtas sprendimo yra paskiriamas likvidatorius, kuris perima iš esmės organizacijų valdymo teisę ir priima sprendimus vietoj direktorių. 23 metų gruodžio vasario mėnesiais nutraukiamos darbo sutartys su įstaigų vadovais, direktoriais, dėl to, kad pirmas dalykas, iki naujų metų šitos kadencijos visiškai visos pasibaigė, kai kurie yra paskirti laikinai eiti pareigas iki metų laikotarpio, tai čia būtent yra procesas, kurį mes turim atsižvelgti. Elementai. Dėl darbo sutarčių nutraukimų, tai išeitinės ir kiti elementai čia yra visi užfiksuoti. Ką svarbu pastebėti, tai, kaip ir minėjau jums, Nijolė, tai yra svarbus momentas, kokiu būdu yra ar šalių sutarimas, ar atleidimas pagal tai, kad baigėsi darbo santykis, tai yra pasibaigusi kadencija ir kita. Tai jeigu pamatysit, ir čia yra terminai pranešimo, tai reiškia, kad darbuotojai turi būti pranešta anksčiau laiko, yra numatyti aspektai, ar dvigubinamas laikotarpis, ar trigubinamas laikotarpis. Gal kažkaip darbo kodeksą? Jo, necituosiu, kaip sakoma. Jo. Tai 23 metų lapkričio mėnesį po iš karto priimto sprendimo mes iš karto pradedam su Sostinės vaikų ir jaunimo centru kalbėti apie naują web dalies IT priemonės atranką, techninės specifikacijos parengimą. Tai reiškia, mes norim užtikrinti, kad jau iš karto po priimto sprendimo mes ruošiamės rugsėjo mėnesį. Nes pagrindinis elementas, kada pereina visas ugdymo procesas į filialus, yra rugsėjo mėnesis. Paminėsiu, likvidacija yra 9 mėnesių laikotarpio, tai reiškia, kad čia yra sudėliota būtent pagal 9 mėnesius. Tai nauja web dalis, duomenų bazė, modelio plėtros specifikacijos parengimai ir kita. Prieš pat naujus metus mes organizuojam viešuosius pirkimus. Kad būtent prasidėjus naujiem metam mes nuperkam visas priemonės, tai yra būtent sutartis pasirašom su įmonėm, kurios, pavyzdžiui, administruoja visą administracinį procesą, web dalį, apmokėjimus ir kitą, kad būtent pajungtume tuos 12 filialų į bendrą sistemą, nes dabar Sostinės vaikų ir jaunimo centras yra viena įstaiga, bet mes kalbame apie 12 filialų įtraukimą į sistemą, į apmokėjimą, į komunikaciją, į elementus, kurie yra pasiekimi infrastruktūriškai, skaičiai, mokinių registravimas ir kitas elementas.
Taip pat, kas yra labai svarbu, SWOT analizė, apie tai, kas buvo seniau diskutuota, papildomas įvertinimas žmogiškųjų resursų. Nuo to laiko mes pradedam kalbėtis jau su iš esmės kiekvienu darbuotoju, būtent taikant tą naują struktūrą, kuriai bus... Kopiversas, ne jūs. Tai aš kalbu kaip projekto rengėjas ir jum pristatytojas šiuo metu. Tai jeigu galima, pabaigsiu. Papildomas įvertinimas žmogiškųjų resursų, tikslinės auditorijos paslaugų pasiūlos imties ir kita. Šiuo metu, pavyzdžiui, Hobbyversas, Sostinės vaikų ir jaunimo centras, yra juridinis pavadinimas, Hobbyvers yra pavadinimas, kurį nusprendė bendruomenė pati Sostinės vaikų ir jaunimo centro. Tai iš esmės čia yra momentas, kai Sostinės vaikų ir jaunimo centras analizuoja kiekvieną padalinį ir žiūri, kokia yra reikalinga dar papildomų imtis, žmogiškieji resursai ir kita. Sausio mėnesį tai architektūros keitimas, web dizaino adaptavimas, kūrimas, centralizuotos apskaitos tvarkymas, pasirašymas naujiem mokslo metam, dėl to, kad dabartinė visa 13 neformalių švietimo įstaigų struktūra yra būtent po biudžetinė įstaiga skaitis. Tai reiškia, kad mums vietoj 13 atskirų įstaigų reikia sukurti vieną bendrą modulį. Tai reiškia, būtent mes bendradalyvavom su Skaitlius jau yra apie tai informuotas ir žino, kad toks procesas bus reikalingas, kad būtent persikelia ar ne visas tas finansinis momentas. Bet ką noriu pabrėžti ir kas yra svarbu, įstaigos dabartinės biudžetinės ugdymo proceso metu iki birželio galo veikia taip, kaip veikia dabar. Tai reiškia, ugdymo procese niekas nekinta. Mes darome darbus, kurie yra svarbus užtikrinti procesą nuo rugsėjo mėnesio, tai yra nuo naujų mokslo metų, o nuo tarybos sprendimo priimto, jeigu priimto tarybos sprendimo, kai taryba apsispręs, iki birželio galo, tai yra ugdymo pabaigos proceso, niekas nekinta pačios įstaigos. Apart to, kad yra nutraukiamas darbo sutartys su įstaigos direktoriais. Iš esmės. Viskas yra kuriama šalia, kad galėtume iš karto pasibaigus ugdymo proceso metu viską integruoti ir nuo rugsėjo turėti jau visiškai naują paleistą sistemą. Sausio gegužės mėnesiai, tai irgi integracija sistemos, tai vis dėlto, ką reikia pasižiūrėti, tai Sostinės vaikų ir jaunimo centras aptarnauja 6000 pats vienas, kaip centras klientų. Tai reiškia, mes turime dar 4600, beveik 5000 klientų integruoti tą sistemą. Tai yra labai svarbus procesas ir matot, jisai yra pakankamai išplėstas, būtent čia yra informacija kartu su Sostinės vaikų ir jaunimo centru, rengta su administracija jų ir taip toliau. Vasario mėnesiais tai vieningos naujos sezono klientų aptarnavimo sutarties parengimas teisinių pagrindų, dėl to, kad šiuo metu sutartys yra skirtingos arba turi tam tikrą šabloną, bet Sostinės vaikų ir jaunimo centro sutartis šiek tiek yra skirtinga. Tai bendra sutartis parengima, kad visi dokumentai būtų vienodi, turėtų sinergiją. Iki vasario mėnesio turim patvirtinti atnaujintą struktūrą ir etatų pareigybų sąrašus, kuriuos jums parodžiau DU skaičiuokliai. Iš esmės, iki tol mes norim pasitvirtinti, kad Sostinės vaikų ir jaunimo centras galėtų, jau kai reikės perkelinę darbuotojus, juos perkelti į sistemą, kuri yra patvirtinti. Per pavasarį, iki vasario, tai apie struktūrą papasakau, kovo-liepos mėnesį, tai per pavasarį užtikrinimas administracijos perskėlimo procesas, dar atskiri susitikimai ir pateikti jiem pasiūlymai dėl pareigų, dėl atlyginimų, po ugdymo proceso perkelimas į Sostinės vaikų ir jaunimo centro struktūrą ir administracijų. Ką tai reiškia, kad mes su administracija pradedame kalbėti ženkliai anksčiau, bet kas yra svarbu, mes administracijas irgi perkelsim po ugdymo proceso metu, dėl to, kad jos garantuoja šiuo metu ugdymo procesą. Taip pat ir su pedagogais. Su pedagogais mes iš karto jau po tarybos sprendimo, mes komunikuojame su jais, kad mums yra reikalingi pedagogai, kolega paminėjo, kad mums jų trūksta ir mes jau iš pat pradžių komunikuosim, kad norime, kad jie toliau dirbtų ir taip toliau, bet būtent Sostinės vaikų ir jaunimo centro struktūrai. Tai reiškia, kad pasikeičia iš esmės, po kokią juridinę formą jie dirba. Niekas nepasikeičia. Kitas svarbus dalykas, šiuo metu kai kurie mokytojai dirba per atskiras biudžetinės įstaigas. Ką mes siūlom su šita viena sistema, tai yra vienalytė sistema, kur, pavyzdžiui, pedagogas galėtų, jeigu nori, pagal poreikį pasikelti netgi savo darbo krūvį, jeigu jam yra poreikis. Pedagogai persikelia tom pačiom sąlygom. Mokymai dėl procesų užtikrinimo, centralizuotų sistemų ir kita, tai faktas yra tas, kad mums reikės kalbėti su žmonėmis, kurie pereina į administraciją, kad yra kai kurios sistemos naujos, jiems reikės mokytis, tai pasižiūrėti iš tos pusės, kad rugsėjai būtų užtikrinta be jokių klaidų visas procesas, tai yra administravimas, pavyzdžiui, mokinių registro kaip elemento ar ten sutarčių administravimo ir kitų procesų. Birželio mėnesis tai sistemų testavimas, SEO optimizacija, birželio mėnesis po ugdymo proceso, pedagogų perkelimas į Sostinės vaikų ir jaunimo centrą, formaliai jau perkelimas,
Liepos mėnesį naujos sistemos paleidimas nepilna apimtim, tai testuojamės prieš ugdymo procesą, ar viskas gerai, nėra klaidų. Jeigu yra klaidos, mes jas iš karto taisom. Jeigu nėra klaidų, mes ir važiuojam su pilna apimtim. Rugpjūčio mėnesį centralizuotas visų centro padalinių sisteminis paleidimas, reklaminės kampanijos pradžia. Ką noriu čia pabrėžti, tiesiog reklaminės kampanijos pradžia, čia jau iš rinkodaros pusės. Visas paleidimas su filialais ir taip toliau vyksta jau nuo birželio po ugdymo proceso laikotarpio, dėl to, kad Sostinės vaikų ir jaunimo centras ypatingai anksti sudaro sutartį su vaikais ir tėvais, kad būtų užtikrintas be mažiau kažkokių eilių ar be kažkokių sisteminių problemų procesas. Tai nuo birželio galo ir Liepos mėnesio jau yra pasirašomos sutartys su vaikais ir tėvais, būtent dėl būrelių. 2024 metų birželio rugpjūčio mėnesį tai archyvo tvarkymas, balansų suvedimas ir kiti aspektai su likvidacija susiję. Čia yra formalūs jau likvidatoriaus darbai. Archyvui nusimatome didesnį laikotarpį būtent dėl to, ir galutinis aktų surašymas. Aš tiesiog norėčiau pasitikslinti dabar sąlygos, kuriomis tose būreliuose lanko vaikai, sutartis padarius kažkokias tokias centralizuotas. Kaip čia? Net realiai gali būti, kad, kaip pasakyti, kurioje vietoje mes čia esame užtikrinti, kad tie patys vaikai vėl toliau tęs rugsėjį, o ne į tuos padarinius ateis nauji vaikai supretenduos per tą centrinę sistemą. Tai yra vietos prioritetas. Tai man atrodo svarbus aspektas yra tas, kad sutartis iš esmės turi galimybę opciją būti pratęstos, tai tiesiog bus užtikrinama ar ne, kaip ta sutartis atrodo. Kitas elementas nėra sakoma, kad čia centralizuota sistema, kas pirmesnis, tas greitesnis. Tai vis dėlto kiekviena įstaiga turi kažkokį dar galimybę alternatyvą priimti dar daugiau vaikų. Ir pagrindinis elementas yra tai, kad įstaigos, biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos, kaip pat Sostinės vaikų ir jaunimo centras, vadovaujasi tarybos sprendimu 1.87, kuris buvo priimtas birželio 30 dieną ir jame yra nurodyti aspektai dėl mokėjimų už ugdymą, nuolaidos, kokios yra atleidimo nuo mokesčio galimybės ir taip toliau. Tai jie patys nesivadovauja kažkokiam tvarkom, yra taryba patvirtinusi tvarkas ir būtent visa ta sistema, jie visiems dirba toje pačioje sistemoje. Ir biudžetinės įstaigos, ir viešoji įstaigos Sostinės vaikų ir jaunimo centras. Tai ir kainodara, ir kiti elementai nesikeičia. Būtent ar ne dėl to elemento, kuris čia pakankamai yra komunikuojama juo, kad kainos kis, tai jos tikrai nekis dėl to, kad filialai turi kompetenciją turėti atskirą kainodarą. Štai yra pagal viešųjų įstaigų valdymo visus įstatymus ir kitus elementus, tai nebūtina sulyginti kainų, kurios yra. Tai pradžiai centras sukels tos visus vaikus savo. Kaip šie filialai? Tai filialai sukels savo vaikus. Nebūtų filialų, kaip čia, toks momentas. Ir kaip tas procesas, kaip vaikai taps centro dalimi perkelimo pirmumo prasme. Realiai, nes kai kurie tėveliai nemoka kompiuterių naudotis. Kaip mes tą procesą užtikrinsim? Gerai, taip dar vienas pagrindinis momentas, tai mes nekalbam apie tai, kad mes visiškai atsisakom popierinių sutarčių ir kitų elementų, mes nesakom tai. Bet mes pereinam į tą elektronizuotą labiau sritį dėl to, kad Sostinės vaikų ir jaunimo centras tą vykdo plačia apimtim. Mes nesakom, kad tarkim naujos Vilniaus filialas neturės sutarčių fizinių. Taip turės. Bet esmė yra ta, kad būtent tiem vaikam, kurie dabar ugdosi, bus pasiūlyta pratęsti sutartis ir viskas. Tai tiesiog nauja forma. Ir tiek. Nes visi sąrašai yra. Aš labai trumpą prie šito. Taip, ačiū. Labai konkrečiai noriu paklausti. Vienam iš klubų yra labai aiški konkreti baleto mokykla. Taip. Ne klubas, ne pramoga. Taip. Ir ne laiko praleidimas. Tai yra mokykla, kurie mokosi būti balerinom 12 metų. Taip. Aš noriu paklausti, reiškia, dabar viskas čia vyksta, visi procesai. Taip. Čia lapkritis, gruodis ir taip toliau. Taip. Mokykla turi savo programą, savo veiksmą, jiem yra visi eilė koncertų, įvairių išvykų, įvairių projektų, kur reikės mokėti pinigus, reikės užsakinėti ir mokėti atlyginimam, nes ten yra keli mokytojai, kurie būtent dirba tik tai toje mokykloje. Kas dabar koordinuos? Jau naujoji ponia centras, dar kas čia, kaip tas procesas, nes ten mokykla tai didžiausias yra. Galėčiau atsakyti. Taip, kaip čia su tam? Nes nuo sausio mėnesio vadovo nebebus, kas visko to rūpinsis? Ar čia, kaip čia? Galėčiau atsakyti. Taip. Galiu atsakyti. Girdite mane? Girdime. Gerą dieną komiteto nariai, sveiki, gerą dieną Vilma.
Buvom suplanavę susitikimą su choreografijos mokykla Nuotaika ir Algirdo muzikos mokyklos direktorė. Per porą savaičių įstaigos atliko savo namų darbus. Vakar įvyko susitikimas, labai pozityvus, labai toks viltingas. Algirdo muzikos mokykla labai norėtų, kolektyvas visas, kad šita choreografijos mokykla taptų dalimi Algirdo muzikos mokyklos, tai steigti choreografijos skyrių, jie pasiruošė. Gerbiama Olga, choreografijos mokyklos vadovė, taip pat jau su savo pedagogais kalbėjo apie tai, jie taip pat mielai sutinka su sąlyga, kad liktų tose pačiose patalpose, kad tiesiog mokytojų namuose ta salė repeticijų, kuri vis ten pratęsiama ta nuoma, kad liktų jiems. Tai dabar liko paskutinis žingsnis, turi gerbiama Olga pabendrauti su tėvų taryba, nes vis dėlto tai yra bendruomenės sprendimas turėtų būti, nors direktorės kaip ir viskas sutinka, viskas puiku ir tikrai pasipildytų Algirdo muzikos mokykla 134 vaikais, merginomis, tikrai tai yra tęstinis mokymas, net jeigu ten ir nebūtų formalų švietimo papildančio ugdymo programos akredituotos, bet tai vis tiek yra tapatu, nes tai yra tęstinės studijos, tai liko tik tai su tėvų bendruomenė pabendrauti gerbiamai Olgai ir iš karto duos mums signalą ir čia jau mes su bendrojo ugdymo skyriumi šitą choreografijos mokyklą Nuotaika integruosime gražiai į mūsų meno muzikos mokyklų tinklą. Ačiū. Aš, dar irgi jūs labai išsamei išdėstėt visą tą planą, mėnesiais ir etatais ir taip toliau, sakydamas, kad mes viską tą atliksim. Bet man tada kyla klausimas, kam reikalingas likvidatorius, kuris kiekvienai įstaigai paskiriamas ir gaus mėnesinį atlyginimą 840 eurų. 12 įstaigų 9 mėnesius. Reiškia, tada visiškai neaišku yra likvidatorius funkcija. Man aišku, ką jūs išdėstėt, bet neaišku, tada niekam negali likvidatoriui. Mielai atsakysiu, jei galima. Likvidatoriaus funkcijos yra apibrėžtos biudžetinių įstaigų arba likvidacijos dokumentuose. Tai jisai faktas, kad turi visus suvesti balansus, sutvarkyti archyvus, atrasti visus, kaip sakoma, pateikti VMI, sodrai, visus kitus niuansus. Tai likvidatorius per 9 mėnesius tikrai turės darbo. Aš, kaip sakoma, pristačiau pačio likvidacijos proceso, kuris yra tiesiogiai susijęs su perkelimu ir tais elementais. Likvidacijos procedūra mėnesiais yra numatyta pagal teisės aktus. Aš klausimą irgi turiu dar šiek tiek prie šitos temos, bet apie veiklos tęstinumą, nes kas irgi labai iš bendruomenių girdisi dažnai, tai norisi tą klausimą atsakyti. Tai kaip ir iš vienos pusės esam tikri po galbūt viso proceso pradžios, bet tai, kas vyksta galbūt po metų, 2, nes kaip ir su vadovo atranka, Vilniaus vaikų jaunimo centras tą atrankos procesą, kaip sakys, vykdys ir kriterijus siūlys. Taip pat ir turėsim centro valdybą, kuri, sakykim, bus atsakinga už tą veiklos tęstinumą ir valdyba, jeigu norės, galės iš esmės veiklos pobūdį irgi keisti ir galės ir kainas nusistatinėti. Kainų ne. Bet veiklos pobūdis, tarkim, jeigu valdybai atrodo, kad kažkokiam ten vienam iš filialų galbūt prastai sekasi. Valdyba nenusprendžia pati dėl to, kad yra teikiama mero potvarkį. Meras tiesiog neturi funkciją pagal vietų savivaldybės įstatymą mažinti filialų arba didinti jų kiekį. Tai pati Sostinės vaikų ir jaunimo centro valdyba negali tokio sprendimo priimti, dėl to, kad tai yra visiškai iš esmės mero potvarkį kompetencija. Tai ką valdyba gali daryti, tai teikti siūlymus, ką noriu akcentuoti, kad Sostinės vaikų ir jaunimo centro valdyba bus sudaroma iš 3 asmenų, tai bus nepriklausoma, reiškia, bus ieškoma asmenų iš visuomenės, ekspertų, kurie nori dalyvauti valdybos veikloje, bet kompetencija kainų yra tarybos, o filialų struktūros didinimas, pavyzdžiui, jeigu sugalvotume, kad reikia filialą Pilaikiai, arba ten Trakų Vokėje ar kitur, čia kaip pavyzdys, aišku, tai mero potvarkį toks sprendimas gali priimti. Tai taryba iš 3 asmenų, tai jinai gali tai siūlyti. Jinai siūlo, jinai tvirtina ten, pavyzdžiui, pagal viešuosius pirkimus, tam tikrus planus ir taip toliau, bet pagrindinė sprendimo teisė yra pagal teisės aktų nustatytą tvarką vietos savivaldos įstatymą. Mano klausimas buvo. Tai jeigu potvarkė mero yra nustatoma, kopiversijų irgi mero potvarkė nustatoma. Taip, būrelių kainos ir panašiai. Būrelių kainos yra nustatomos tarybos kompetencija.
Tarybos kompetencija. Tai žodžiu, kaip ir buvo tos kainos tam po 10-15 eurų, tai jos lieka, o hobiversas turės tą Atskirą kainodarą, taip. Ir tada dar kitas klausimas, jeigu tos kainos prognozuojam, kad nekils, ar yra įsivertinta tikslinė grupė, vaikai iš kokių šeimų, kokias pajamas gaunančių šeimų, jeigu kiltų kainos, ar jie galėtų vesti ir panašiai, ar tas yra įvertinta tikslinė grupė. Akcentuoti noriu elementą, nėra plano kelti kainų, dėl to, kad mes matom pagal dabartinę sistemą, kokios kainos yra priimtinos. Sostinės vaikų ir jaunimo centras, kai birželio mėnesį buvo pakeista kainodara, jie įsivertino per apklausus su tėvais, įsivertino, ar gerai yra tas kainų pakilimas būtent Sostinės vaikų ir jaunimo centre. Filialo apie kainodaros keitimą mes neturime net minties, dėl to, kad infrastruktūra yra nepritaikyta, kokybė ugdymo yra vis dėlto, būkime teisingi, yra skirtinga, nes ir veiklos yra skirtingos, ir būrelių apimtis yra skirtinga ir taip toliau. Tai esminis yra momentas tas, kad šiuo metu kokios yra kainos, jos išlieka ir mes jų nekeisime dėl to, kad, pavyzdžiui, Naujoji Vilniui yra kitokia, kaip čia pasakyti, kitokios yra uždirbamos pajamos, rinka darbo yra kitokia ir taip toliau, ne visi žmonės važiuoja būtent į Vilniaus centrą dirbti ir taip toliau. Tai pagrindinis elementas yra tas, kad kas dar svarbu prie šito sprendimo, jeigu optimizuojamas yra procesas, tai mes galime kalbėti apie neformalų vaikų švietimą ir krepšelio kėlimą. Neformalus vaikų švietimo krepšelis šiuo metu kiekvieną mėnesį, pavyzdžiui, spalio duomenim, įtraukia 28 200 vaikų. Tai yra iš esmės 5 kartais daugiau negu Vilniaus vaikų ir jaunimo klubai įtraukia. Tai čia yra labai svarbus elementas tas, kad mes galime skatinti kitą sistemą, kuri iš esmės padeda tėveliam ir sumažina mokestį. Kas yra labai svarbu, per tą sistemą mes dvigubą krepšelį suteikiam socialiai remtiniems vaikams, šeimų vaikams ir taip pat specialių ugdymus poreikių turintiems vaikams. Tai čia yra labai svarbus elementas, kuris prisideda prie to, kad mes geriname tą būtent būrelių prieinamumo sistemą. Ne tik tas poreikių, bet ir socialinė. Taip. Teiškino atsakymą, ar yra suskaidę tikslinė grupė, iš kokių pajamų vaikai keliauja, ar yra socialių, ar yra pažeidžiamų šeimų grupių vaikai. Dėl to, kad mes siekime įtraukti kuo daugiau tokius vaikus, kad nebūtų gatvėse nesišlaikytų, nors kaip panašiai, tai aš tame klausimas yra. Tai paprastas labai atsakymas tarybos sprendime yra numatyta nuolaidinė sistema, kurios būtent tokiam šeimom vaikams sudaro didesnės prieinamumo sąlygas, ta pati nuolaidinė sistema ir pati sistema lieka ir toliau. Mes nežinom tada, kiek tokių vaikų lanko. Tie mažiukai nežino, bet papildau, tęsiant irgi šituo kampu diskusiją, tai suprantu, irgi yra tikslas ir tuose filialuose kokybę kelti, ten tiek turbūt aplinkos ir ugdymo galbūt tarsi metodų kažkokių naujų. Bet mes norime irgi norą, kad galbūt tai kokybei, keliant tą kokybę, tikėtume vis tiek užsiminėt, kad galbūt ateityje tos kainos gali būti sulyginamos. Sulyginamos tikrai ne dėl to, kad mes kalbam apie visiškai skirtingus juridinę formą. Tai yra 12 000 kvadratinių metrų centras, kuris turi ir sveikatingumo sektorių, baseiną ir kitą. Ir mes kalbame apie 400, pavyzdžiui, arba 200, arba netgi 100 kvadratinių metrų tam tikrus klubus, kuriuose kainos šiuo metu yra prieinamos ir jos yra tinkamos. Jų pakelimas būtų labai didelė problema miestiečiam. Mes to neplanuojame ir to nedarome. Ir liks tie vaikai tuose. Taip. Klausykit, kolega, aš dabar siūlau galbūt perduoti, arba tiesiog Vilniui iš karto perduoti našuodį. Trumpai irgi prie tų vaikų. Aš iš tikrųjų aplankiau tos klubus ir mačiau, jie pritariu Vidmantui, kad yra labai skirtingi, bet kiekvienas turi savo nišą. Bet, pavyzdžiui, sakykime, yra tie autizmo koncentruojasi, nes klubas požymiai. Aš mačiau tos vaikus iš pradžių iškart pagalvojau, kad kažkas ne taip. Pasirodo, yra speciali pedagogė, kur ateina ir taip toliau. Bet, reiškia, tie dabartiniai darbuotojai, jie yra tokie lyg ir šeimininkai tam savo rajone. Labai tampriai bendrauja su seniūnais, su bendruomenių pirmininkais, seniūnaičiais, ką jūs klausit, kad identifikuoti tos vaikus ir taip toliau. Ir dabar toks, reiškia, centras ar sugebės identifikuoti. Ir, pavyzdžiui, kaip bus su tokiais, kai kurie tokie dvigubą, pavyzdžiui, kaip Klevas, jeigu nesupainiosiu, jie dar pasirodo gauna ir pagal kitą programą, atlieka ir socialinio, kaip ten dienos centro funkciją. Ir taip toliau, yra iš tikrųjų tokie tapę, yra centrais.
Tai labai, Valgyti jo, centrai, tai transporto labai svarbus elementas. Sostinės vaikų ir jaunimo centras irgi dirba su specialių ugdymo poreikių turinčiais vaikais, taip pat su socialiai remtinų šeimų vaikais ir taip toliau. Tai būtent ugdymo procesas niekuom nesiskiria. Jie taip pat turi pedagogus, jų kiekis yra didesnis Sostinės vaikų ir jaunimo centre, bet automatiškai irgi yra sudaromas tam tikras ryšys. Mes kalbam, kad pedagogai perskelia, tai reiškia, niekas nepakinta pačiam viduje, su vaiko ugdymo kokybė ir taip toliau. Taip pat su autizmo spektrą turinčiais vaikais ir kitokių ar ne specialių ugdymosi poreikių vaikais yra dirbama ir Sostinės vaikų ir jaunimo centre, ir dabartinės biudžetinės įstaigos. Tai yra visiškai tas pats, kas pagal jūsų aspektą nepaminėta dėl vaikų dienos centro ir kitų elementų, tai būtent dienos vaikų centro programa yra akredituojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taip pat partneriaujant su socialinės gerovės dabar skyrium. Tai iš esmės dalis biudžetinių įstaigų, taip pat Sostinės vaikų ir jaunimo centras, irgi dirba pagal socialinių paslaugų katalogą, dėl to, kad turi atvirą darbą su jaunimu. Tai čia labai greitai dalis žodžius, bet aš tiesiog norėčiau pagauti tą mintį, kurią kalbėjau. Tai nereiškia, kad tas mokytojas dirba su tais vaikais. Ta vaiką galbūt atrado tas, kuris bus iš 61, kuris yra atleidžiamas. Kuris ten yra kaip mama, kaip didesnė sesė ir panašiai. Bet mes kalbam, kad net mes iš jų taps tik tai projektų vadovai. Kai kuriuose įstaigose bus projektų vadovas, kuris ateina ir sako, žinokit, aš tikrai nevaikščiosiu po Šepiškės, ieškodamas ten tų vaikų. Jeigu jie neateis į centrą, aš su jais nedirbsiu. Ateis, mokytojai dirbs. Realiai mes kalbam apie tai, kad realiai mes pertvarkom ekosistemą, kuri yra toj seniūnijoje. Ir mes norim girdėti, kaip mes tą suvaldom procesą. Nes ekosistemą sugriauti yra labai lengva. Tiesiog pakeisti žmonės išimti iš organizacijos ir baigti. Ekosistema dingo, vaikais prisipildys ten tie klubai, tėvės vaikų, bet tą aspektą mums su mielu noru. Kiti darbuotojai ir yra jaunimo darbuotojai arba socialiniai darbuotojai gali būti, ar ne? Socialinis darbuotojas tiesiog dirba su vaiku. Nes socialinis darbuotojas turi kompetencijas, išsilavinimą dirbti su tokiu vaiku. Tokių vaikų atradimas, niekas nevaikšto gatvės ir nėra tokių vaikų. Klausimą atsakykite. Tai aš atsakinėjau dabar. Ne, mes kalbam, kad pagal struktūrą gaunasi taip, kad nebesimato, kas yra tie žmonės, kurie, nes realiai mes perkeliame projektų vadovus, tai yra pavaduotojus. Ir viskas. Ir dar administratorius, kuris ten, tarkim, registruoja. Ir viskas. Tai naujas irgi nežinom. Taip, o toliau yra, kaip pasakyti, tie žmonės, kurie dabar tą funkciją užtikrina tame centre. Tai čia tiesiog yra klausimas, ta struktūra, kaip pasakyti, ta sutaupimo kadrų, kiek čia turi likti. Ir tikriausiai jinai turėtų jau būti Vilmos atsakomybė. Jeigu mes, kaip pasakyti, perduodame tą kamuolį Vilmai, Vilma turėtų žiūrėti, kiek iš tikrųjų ten turėtų žmonių administracijų likti, kad užtikrintų tą testinumą. Gal netgi visi tie 61 sutikti. Aš kalbu, kad šitoj vietoj, kaip pasakyti, kodėl aš dėl to tiesiog tą perduodu žodį Vilmai, kaip jinai mato šitą procesą ir nes nuo to, sakau, priklauso ta sėkmė. Nes jeigu mes kažkaip tai pasakysim, kad jai iš karto, kad tik tai tiek turi būti pavaduotojų, tik tai tokia sistema, tokia struktūra, gali būti, kad tai neveiks. Kai kuriuose seniūnijose ir sugriaus ekosistemą. Kiek Vilma turėtų darbuotojų? Taip, Vilma, prašom. Sveiki, labą dieną dar kartą. Tai aš esu Vilma Smolkienė, Sostinės vaikų jaunimo centro. Tai jau daugiau kaip mėnesis vyksta aršios diskusijos ir gan piktos tos diskusijos. Ir šiandien labai gaila, kad nepelnytai ir tikrai girdėjom nepagristus mūsų įstaigos vertinimus. Iš karto papildysiu atsakant į tą klausimą, tai yra ir programai numatyta, ar ne, tam tas vienas etapas, kada prasidės, kada jeigu taryba patvirtins šitą projektą, tai yra persvarstymas, peržiūrėjimas, analizuojamas kiekvienos įstaigos situacija, žiūrima, kokie ten vaikai, ką jie ten veikia, kokie darbuotojai ir tikrai yra galimybė peržiūrėti struktūrą. Tas yra numatyta ir pertvarkos tam plane. O šiaip tai iš esmės aš tikrai labai norėčiau replikuoti į Editą. Jis sakė, kad aš tikrai negražiai šypsausi aš dėl to, kad pakliuvau į kažkokį tai tam tikrą mėsmalį ir tikrai noriu apginti mūsų instituciją. Ir mes tikrai nedirbam iš inercijos, o dirbam labai naudingai ir labai į priekį. Šiai minutį mes tikrai sėkmingai įvaldėm savo likvidavimo procesą ir sėkmingai pradėjom dirbti kaip jau po naujų statusų. Nei vienas mokytojas, kaip ir dabar čia yra baiminamasi,
neprarado darbo, visi dirba toliau centre. Pas mus centre, nepaisant to, kad kažkaip pasikeitė ir kainos ir visa kita, tai klientų daugėja. Mes šiai minutį turim 5299 klientus, tai mes galim įrodyti, iš jų 560 suaugusių nuo 18 metų, kas pernai metais tokiu metu buvo 4744. Ir mes lygiai taip pat turim visus duomenis. Ir plus mūsų centrą lanko antrokų mokymo plaukti programa, kur lanko vietoj praeitais metais 600, šiemet jau 880. Tai gaunam krepšelių, gaunam 1971 krepšelinį vaiką turim ir iš jų yra 108 su specialiais ugdymo poreikiais, tai jau irgi mes turim visus duomenis. Turim 77 ukrainiečius, kuriem taikoma 100% nuolaida, turim 50 negalę turinčių vaikų, kuriem taikom 100% nuolaidą. Tai prasme, kad mes taikom visą savivaldybės tarybos patvirtintą nuolaidų sistemą ir tokie yra skaičiai mūsų kiekvieną dieną yra fiksuojami, mes valdom duomenis, mes žinom duomenis, kiekvieną dieną galim pasiskaičiuoti ir čia šitie skaičiai yra tik tais tie, kurie dabar yra reguliariai lanko mūsų veiklas, mes lygiai taip pat turim ir stovyklas, kur visą vasarą organizuojam veiklas ir mokytojai dalyvauja mūsų mokymuose. Tai čia apie skaičius. Ir dar noriu kaip ir padiskutuoti ir atreflektuoti dėl mūsų to vardo, nes mus vadina idiotais. Nes iš tikrųjų vardo parinkimo procesas buvo labai ilgas. Į procesą buvo įsitraukus visa bendruomenė, buvo įsitraukę mūsų vaikai, mūsų moksleiviai. Galutinį sprendimą dėl vardo priėmė mūsų savivaldos moksleiviai. Tai, man atrodo, būtų labai negarbinga mūsų įstaigos bendruomenė vadinti idiotais. Tai šitoj vietoj. Be to, kaip ir Edita sakė, kad mes einam iš inercijos, tai tikrai ne. Šiais metais atlikom mes darbuotojų įsitraukimo tyrimą, tai 81% mūsų tyrime dalyvavusių darbuotojų teigia, kad mūsų organizacijos kultūra užtikrina pagarbą darbuotojams, motyvuojanti ir siekianti, jiems suteikianti galimybių augti ir iššūkių. Tai aš manau, kad šita organizacija tikrai juda labai į priekį ir labai dideliais žingsniais. Mes nuolat savo vertinam kokybę, kiekvieną kartą apklausinėjam savo tėvus, vertinam pedagogų darbą, žinom kiekvieną kartą, kaip pedagogai dirba ir ką jie atlieka, kaip reflektuoja, kaip pateikia vaikų pažangą, kaip pristato vaikų pažangą savo tėvams. Dar apie infrastruktūrą, man atrodo, visi suprantat, kad mes esam tikrai dideli, bet ne nauji, nuolat atsakingai ir visą laiką investuojam į mūsų vidurius, ką mes turim paveldėję, tai tikrai labai didelė inžinierinė sistema, kuri yra pakankamai pasenus ir elektra, ir vandentiekis, ir kanalizacija, ir visa kita, tai nuolat to dalyko nesimato, bet nuolat vyksta procesas, atnaujinimas ir mes niekada stengiamės neleisti sustoti nei vienai dienai mūsų veikloms, nes, pavyzdžiui, buvo tas teroristinis išpuolis, ar ne, tai mes vieną dieną sustabdėm veiklą, tai man tai kainavo 9000 pinigų, tai mes esam tikrai labai didelė mašina ir sėkmingai veikianti ir tikrai ne... Mes dabar jau visi, jau matau, jau nekantriai laukiam, kaip šita didelė ir sėkmingai veikianti mašina susitvarkys su iššūkiu siūlomu. Galiu pasakyti iš esmės, kaip ir centre, tai yra aš puoselėju ir saugoju tą pačią kultūrą, duomenimis valdom įstaigą, darbo organizuoju pasidalintos lyderystės, tikrai norėčiau, galvočiau ir dėčiau prioritetus ieškant darbuotojų, kad būtų dirbantis iš dabartinių klubų dirbantis žmonės, tikrai tai yra, man atrodo, labiausiai prioritetas. Myliu tos klubus, nes pati esu kilusi, pradėjus karjerą Šatrijos ir vaikų jaunimo klube, tai aš suprantu prasmę šitų organizacijų, tai tikrai labai stengsiuosi jas išlaikyti ir kuo labiau norėčiau plėsti šitą. Taip, kad
Kaip, manau, aš negaliu dabar atsakyti, todėl kad tai yra darbo procesas ir mums reikia duomenimis valdyti, žiūrėti ir analizuoti. Aš tiesiog prieš irgi perduodant žodį apie hobby verslo pavadinimą pradėjom kalbėti, tai tapatybiniai dalykai yra pavadinimai įstaigų. Irgi. Jau tikriausiai vis tiek galvojote, matydami tą procesą, link kur čia mes judame. Kaip čia bus? Kaip šitoj vietoj matote elgtis, nes Šatrija ir kitos įstaigos jos tikriausiai labai norėtų savo pavadinimus išlaikyti, nes tai yra, kai kurioms įstaigoms tai yra 30-40 metų tapatybės dalykai, kur ateina galbūt kelios kartos ateidavo tą įstaigą ir pagal tai yra jos pažįstamos, kai kurios pagal tai net ir savo misijas susikūrė yra. Aš tikrai esu už tai, kad kalbėti, diskutuoti ir analizuoti. Mes po šiai dienai kartais mes esam pavadinami moksleivių rūmais, ačiū Dievui, kad ne pionierių rūmais. Tapatybės yra klausimas tikrai labai stiprus ir neiškrapštysi taip lengvai žmonių sąmonės ir pasąmonės. Tai tikrai reikia kalbėtis su žmonėm ir tikrai, tai pavadinimai, dokumentiniai pavadinimai vienokie, o žmonių sąmoniai pavadinimai yra visai kitokie. Aš galiu pridėti. Aš čia galiu papildyti spalio 26 dieną po iš karto spalio 25 dieną įvykusio tarybos posėdžio mes susitikom su įstaigų vadovais. Mes turėjom diskusiją, bet jinai iš esmės nutrūko dėl to, kad pats procesas yra pakankamai, aš skliaustuose tai pasakysiu, karštas. Tai buvo vienas iš diskusijos ir yra žodis su žodį protokolas parengtas, kurio metu aš pasiūliau, galbūt jums tiktų, pavyzdžiui, Sostinės vaikų ir jaunimo centro Kregždutės filialas arba kitokio pavadinimo filialas, bet atsakymo negavau, nes jie nenorėjo diskutuoti tuo metu apie pasiūlymus, galbūt nebuvo pasiruošę, arba aš neinformavau, kad ar ne ten eisim link tos pusės, tai kaip ir buvo pasakyta spalio 26 dienos susitikime, tai mes laukiam iš pasiūlymų, jeigu tokių yra, mes juos reaguojame ir juos mes visus diskutuojame. Taip pat kaip ir šitas komitetas yra būtent tam skirtas, tai mes laukiam pasiūlymų, jeigu tokių atsiranda, mes tikrai juos vystam, bet kol kas mes jokių pasiūlymų neturim, apart to, kad visos įstaigos būtų perkeliamos į bendro ugdymo skyrių. Tai yra vienas pasiūlymas. Antras pasiūlymas buvo, kad atsisakyti visiškai optimizacijos procesų. Pačio proceso niuansų, pavyzdžiui, pavadinimo, identiteto išsaugojimo ar palikimo nėra diskutuojama ir negavom mes tokių pasiūlymų. Nesvarbu tai organizacijai, sako. Aš manau, kad 100% svarbu, bet šiuo metu yra tiesiog stabdomas optimizacijos procesas, o nesiūlomas kažkokios alternatyvos ir pasiūlymai. Nes ko labiausiai nesinorėtų, sakau, to euro remonto. Po viso šito bevardžiai klubai, kurie vadinasi tiesiog Žirmūnų filialas, ten filialas, Naujos Vilnios filialas, mes tiesiog nuveidinti irgi nenorim tikriausiai. Ir aš galvoju, čia dabar dar gal klausim, su Vilma pabandykim dar pabendrauti. Čia Nijolė, tada tai Ieva. Ačiū pirmininkė, aš poniai Vilmai irgi klausimą turiu. Jeigu aš teisingai supratau, dabar jūs suvaldo tą mašiną, kurioje yra apie 5000 lankančių vaikų, ar teisingai? Beveik 6. Dabar jums prijungs, ar reorganizacijos metu jūs dar gausite mažiausiai dar 5000, ar ne? Aš noriu paklausti, kiek pas jūs bus darbuotojų būtent šitai papildomai tiem 5000 12 naujų filialų. Kiek bus iš jūsų įstaigos skirta darbuotojų valdyti, nes jūs gyvenate turbūt nepriepsite visko. Kiek darbuotojų bus būtent šitai daliai, kuri dabar taps jūsų antra pusė, nes pusę turite ir dar tokią pat pusę gaunate. Ačiū. Gerai, tai aš gal papildysiu ir pati paišiau, kažkiek prisidėjau prie struktūros, Vidmantas ją ten turi. Tai yra dalis, pas mus yra aptarnaujantis tas vadinamas skyrius, ar ne? Tai yra projektai, kurie rengia projektus ir tarptautinius ugdymo kokybės skyrius, rinkodara, personalas. Tai šitiem žmonėm, šitiem skyriam prisideda po vieną žmogus, kurį ir Vidmantas pristatė, ar ne? Kur yra po vieną žmogų prisideda prie infrastruktūros skyriaus, personalo skyrius, administracijos skyrius, projektų skyrius nepadaugėja, bet ta prasme prisideda šitiem po vieną žmogų koordinuoti jų veiklą. Tai bus dar 12, bus būtent jūsų pavaldume 12 žmonių, kurie koordinuos 12 šitų būsimų objektų prijungtų veiklą? Ne, mano pavaldume atsiranda 6 filialų vadovai, kurie
turi savo pavaldume žmonės. Taip pat aš turiu pavaldume savo kitus skyrius, rinkodaros, bendrųjų reikalų, žmogiškųjų ugdymo skyrius ir infrastruktūros skyrius, kurie lygiai taip pat koordinuoja ir mūsų centrą, ir 12 vietų. Tai žiūrėkit, aš galbūt dar pridėsiu prie šito, jeigu galima, tai iš esmės, kas yra svarbu suvokti, 12 filialų ateina 39 žmonės. Čia yra faktas. 39 žmonės, 39 etatai užtikrins veiklą. Kaip jie pasiskirsto struktūroje, čia jau yra techninis klausimas. Bet būtent tos 5000 vaikų, būtent vadinuos 39 žmonės, tai yra filialų vadovai, projektų vadovai ir kiti, plus pedagogai, kurie persikelia visi. Čia yra svarbu suprasti. O pavaldumo klausimai ir kiti momentai, tai čia yra techniniai niuansai, dėl to, kad direktorius tiesiogiai dirbs su filialų vadovais, o filialų vadovam yra pavaldus, ar ne, pavyzdžiui, projektų vadovai ir kiti žmonės. Aš tiesiog pasakysant, Vilma, aš kai suprantu, tai jūsų interesas, bent jau atsakant į tą mano pradinį klausimą, būtų toks, kad kol mes nesame įsivertinę, arba jūs nesate įsivertinę tų SWOT analizę pasidarė, kiek ten žmonių reikia, kad išlaikyti tą kultūrą, tai mes tiesiog kažkaip nefiksuosim ten jokių, kiek tai yra apsiriboję 39, o galbūt čia bus ir visi 50, gal net ir 60. Nu, tikriausiai mes ir finansus turėtume tikriausiai nenukirpti ten iš karto trečdalių vien tam, kad, kaip čia darom pertvarką, nuimam 30% finansavimą ir sakom padarykit, kad būtų geresnė kokybė, daugiau visko ir kultūra išlaikyta. Taip, tikriausiai būtų toks interesas, čia logiškas. Ir taip, toliau tada Vytautai. Tai dėkui, Vilma, kad prisijungėt ir visų pirma, tai gražiai šypsotės ir manau, kad viskas su to yra gerai ir kaip ir paveikslas už jūsų nugaros tą irgi indikuoja, tai šaunu. Tik tai aš noriu irgi pasitikslinti, vis tik tai, ar gerai supratau, minėta buvo, kad jūs, jeigu taryba pritartų tokiam sprendimui, kad įsivertintumėt pačios sistemos veikimo principą, struktūrą ir žiūrėtumėt, ar jinai yra tinkama, ką Liutauras dabar minėjo. Tai ar nebūtų prasmingiau kažkaip prieš tvirtinant tokius sprendimus tą pasidaryti jūsų centrui, čia kaip ir turbūt būtų pirmas žingsnis, jūs pasimatuojat, pasimatuot batus prieš juos perkant, kaip sakyti, prieš priemant. Aš tokių įgaliojimų neturiu, aš esu, ta prasme, samdomas darbuotojas, čia ne mano projektas ir ne mano iniciatyva, tai ta prasme, kaip aš... Bet gal Vilmai galėtų Donaldą padėti, čia visą taip, jinai politiškai kuruoja tas sėkmės šito projekto. Vidmanto projektą. Dėl to, kaip jis labai geras pavyzdys, kaip čia pasimatuoti prieš apsiaunant. 5000 valandos gal. Donalda, ar girdit mus? Girdžiu, čia reikia pagalvoti, ką galima padaryti prieš tarybą, pasižiūrėti, pasiskaičiuoti, bet čia reikia laiko. Žiūrėkit, aš galiu atsakyti labai paprastą klausimą. Šiuo metu yra siūloma struktūra, iš esmės struktūra nėra tarybos kompetencijai, nes struktūra ateina su žmogiškaisiais ištekliais. Mes negalim pasakyti, arba dabar šiuo metu pagal projektą, kurį mes pristatom, nes reikia daugiau informacijos ir taip toliau, mes pristatom 39 etatus, ar ne? Bet faktas tas, kad mes su ekonominiu pagrindimu, aš po to, jeigu turim laiko, nes dar ekonominio pagrindimo nepristačiau, tai iš esmės momentas yra tas, kad mes nenukerpam, kaip buvo pasakyta, finansų iš karto ir tai yra situacija dabartinė, kuri įvertinta yra, kiek mums reikėtų, o po to einam į gylį. Nei Sostinės vaikų ir jaunimo centras negali dabar lysti į atskirai veikiančias biudžetinės įstaigas ir žiūrėti, tikrinti realios situacijos. Tai šiuo metu yra tai. Aš tiesiog Vytautą tą klausimą supratau per tą prizmę, kad jeigu mes prieš akis turėtume ne vien finansinį, bet veiklos auditą, kur būtų įvertintos labai aiškios funkcijos, kiekviena funkcija, Vilmai būtų daug lengviau irgi galvoti apie tos funkcijos perdavimą ir kiek jau reikia ten tų etatų, matuoti visai kitaip tos jau rezultatai ir tą pokytį būtų. Tai va čia yra toks momentas, nes mes jį darysime tik tai, kaip pasakyti, Vilma darys jau vėliau po proceso, pavyzdžiui, įsisukus procesui. Tai mes norim dabar tik tai būti tikri, kad tam procesui užteks resursų. Tai vat finansavimas, čia tas sutaupimas, arba bent jau kiek ten tų lėšų mes skiriame šitam, galbūt reikia papildomų dar lėšų šitam pertvarkai įgyvendinti. Kitas momentas galbūt būtų irgi ramiau, ką norėtųsi su Vilma dar
prieš Ievai perduodant, atsiprašau, tai vis kažkaip, bet labai susiję klausimas yra. Jeigu mes matytume viso NVO, viso neformalaus švietimo Vilniaus mieste ugdymo tam tą strategiją, kurios mes tikrai irgi tikėtumės iš Vilniaus pristatymo ir kaip toje strategijoje matosi šitie klubai. Tai visą tai mums duotų tą tokį pagrindą, kad mes jaustumės, kad atėjome į tą parduotuvę pirkti tų batų, kurių norime. Bet suprantu, kaip pasakyti, esame procese, kuris bent jau yra pagrindo jį suvaldyti, bet mes bandom išsiaiškinti, kur yra tos rizikos, kad mes sėkmingai išeitume. Tai nežinau, Ievai tada... Vienas sakinys, turbūt tavo mintis, čia turbūt net ir mums patiem, aišku, svarbi turbūt, ir Vilmai turbūt būtų ramiau šiek tiek, bet ir visai bendruomenė, jie, man atrodo, irgi matytų platesnį paveikslą ir tada suprastų, kokia ta vizija yra. Ir jau būtų sąmyšio ir konkretumo, ir tėvelių atžvilgių, ir vaikų atžvilgių, ir bendruomenės. Ir Donaldai nereikėtų sakyti, kad čia dar nežinau, kaip strategiją pamatyti maksimaliai greitai. Tai Ieva remtis. Aš ir norėjau klausti apie esmę, nes Vidmantas daug kartų akcentavo, niekas nesikeičia apart administracijos. Tai reziume, keičiam, darom visus tos pokyčius dėl 20 žmonių. Ir milijonų. Aš taip supratau, jeigu plačiau gal norėtų. Plačiau, iš esmės mes kalbame apie tai, kad 20 metais Lietuvos Respublikos švietimo mokslo sporto ministerija perdavė mums didžiulį centrą Vilniaus kompetencijai. Mes privalome bendram neformalaus švietimo paveiksle atrasti sinergiją tarp 200 kvadratų arba 100 kvadratų įstaigos ir 12 tūkstančių. Mes kalbam apie sistemą bendrą neformalaus švietimo, kurios kokybė būtų identiška, ar ne? Tai nereikėtų važiuoti į centrą, kad ateiti būrelį. Mes kalbame apie tai, kad su būtent tokios sistemos ateimu, bendru, ten tarkim, ar ne bendra kokybės sistema efektyvumu ateitų ir kitose įstaigose. To pasekoje mes kalbame apie administracijos resursų sumažinimą, dėl to, kad tikrai ne visom įstaigom reikalinga yra pavaduotojų ugdymui ar ūkiui, čia yra faktas. O kitas elementas yra, kad tuo pačiu ir ateina ar nesutaupimas būtent dėl dotacijos, dėl to, kad mes kalbame iš tos pusės, kad Sostinės vaikų ir jaunimo centras generuoja papildomas pajamas, kurias galėtų integruoti į bendrą neformaliojo švietimo sistemą ir savivaldybei nereikėtų tiesiogiai visą laiką dotuoti, o būtent kaip mes norim, kad įstaigos dirbtų ir išlaikytų save, mes einame link to metodo. Bet dabar čia būtent toks yra pertvarkos tikslas. Dabar pritariu, suprantu, bet kaip tai padaryti tą kokybę mes kaip ir iki galo ir nežinom. Tai Sostinės vaikų ir jaunimo centras, ar ne, turi labai aukštus ugdymo kokybės standartus. Mes pažiūrim iš išorinio vertinimo do 18 metų, dabar 23 metais tai nėra šitos optimizacijos argumentai, bet mes matom, kad veiklos įvertinimai yra labai skirtingi. Sostinės vaikų ir jaunimo centro kokybės aspektas išlieka vis toks pat, arba jisai netgi kyla. Tai mums svarbu yra būtent užtikrinti, kad Vilnietis, jaunas žmogus, vaikas, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, gautų aukštą neformalaus švietimo kokybę. Remigijau. Aš bet jūs išprovokavote tą. Iš tiesų tas sujungimas administravimo dalykų neišspręs problemas. Aš pats dirbęs švietime ir žinau tą skaitlių, jeigu dabar mes įsijungtume, tiek nėra laiko, jiem yra tas pats. Ar 25, ar 12, ar viena įstaiga. Jie turi kompiuterinę sistemą ir skaičiuoja, ten visiškai jiems čia nėra. Ir panašiai. Dabar kita, kai aš lankiausi klubuose, klubų vadovai, bent pusė jų, sakė, kad ponas Mitkus sako, kad mūsų per dideli yra atlyginimai. Jie sako, mes sutinkame, kad mums atlyginimus sumažintų, kad nedraskytų sistemos. Tai jeigu jūs sakot, kad tiek yra administracijos darbuotojų, tų pagalbininkų, tai visada steigėjas gali peržiūrėti kiekvieną klubą ir jame sumažinti. Toliau kitas, ir vakar buvo pasakyta, kad hobby verslas turi tikrai atsakyti. Šiandien klubuose, kiek aš buvau, juos ir jaudina. Ne tiek etatų struktūra, kaip funkcionuos praktiškai kiekvieną dieną. Konkrečiai kaip turizmo centro vadovė klausė. Pavyzdžiui, aš suplanavęs ekskursiją gruodžio.
Tai man ką į Hobiversą dabar reiks kreiptis, kad autobusą, reiškia, taip toliau, kad langą reiškia ir taip toliau, žodžiu, ir jiems yra neaiški ta funkcionavimo sistema. Reiškia, jūs savo dokumentuose rašote, kad buvo atliktas 12 įstaigų išorės vertinimas. Taip. Mano klausimas yra, ar toks vertinimas buvo atliktas Hobiverso ir ar buvo atlikta studija, kad jie galės suvaldyti to 12 institucijų procesą. Mielai atsakysiu klausimus, jų buvo 3, užfiksavau šitus, atlyginimų dydis. Savivaldybė, kaip steigėja, negali mokėti mažesnio atlyginimo negu numatyta švietimo įstatyme. Mes kalbame, jog švietimo įstaigos yra neformaliojo švietimo ir formaliojo švietimo. Jūs puikiai turbūt ir žinote. Esmė yra ta, kad dabartinis neformalus švietimo įstaigos vadovas, kur veikla prasideda nuo 1 valandos, tarkim, gauna tokį patį atlygį kaip gimnazijos direktorius, kuris turi visiškai kitą darbo apimtį ir taip toliau. Čia yra svarbu. Atlyginimo dydis yra nustatomas pagal moksleivių skaičių, nes steigėjas negali sumažinti atlyginimo dėl to, kad tai yra aukštesnių teisės aktų. Priedai yra kitas dalykas, mes turime motyvuoti darbuotojus ir nustatyti tam tikras kintamasias dalis. Kintamoji dalis pagal tvarkas yra nustatoma už pasiektus rezultatus. Kiekvienas vadovas gauna metinės užduotis, kurias atlikdamas gali gauti kintamą dalį. Tai yra pirmas momentas. Mes nesakome, kad vadovai kažkaip blogai dirba, bet tai yra dėl efektyvesnės sistemos. Pirmas momentas. Antras, funkcijų sistema. Šiuo metu biudžetinė įstaiga Vilniaus jaunųjų turistų centras pats įsigyti, nuspręsti ir įsigyti, pavyzdžiui, mikroautobusą negali. Jisai kreipiasi į mūsų skyrių. Tai šiuo momentu būtų tiesiog kreipimas į Sostinės vaikų ir jaunimo centrą. Organizuoti veiklas jie gali taip pat, kaip galėjo ir galės. Pirmas momentas. Antras momentas, ugdymo procesas šiuos metus jisai nekinta, jisai veikia taip pat. Ir čia yra svarbus elementas. Keičiasi tik juridika. Tai reiškia atskaitomybę kam? Biudžetinė įstaiga yra atskaitinga, direktorius šiaip atskaitingas yra merui tiesiogiai, nes švietimo įstaiga, bet mūsų sričiai yra priskirtos tos įstaigos. Trečias momentas dėl išorės vertinimo. Pabaigsiu atsakyti. Išorės vertinimas buvo atliktas 2018-2019 metais ir dabar yra atliekamas procese. Kas yra svarbu, asociacija įstaigų vadovai, kaip ir prieš tai nesutiko su 2018 metų vertinimo pradžia, taip ir dabar nesutiko. Mes turim čia, mano supratimu, blogą praktiką, kai dažnu atveju per asociaciją yra stabdomas procesas išorės vertinimo, kur kiekvieno direktoriaus pareigybėje yra numatytas punktas, kad sudaryti sąlygas išorės vertinimui. Faktas dėl gilesnės analizės ir elementų, tą mes ir nusimatom likvidacijos procese. Dabar mes negalime eiti į biudžetinės įstaigas, nes kiekvienas tikrinimas, toks, apie kuriuos jūs kalbat, jeigu pastebėt, išmušia didelę audrą ir aistras. Aš gal taip įvardinsiu. Kitas dalykas, ne jaunimo reikalų ir neformalus užimtumo skyrius vykdo auditus. Tai yra sudaryti planai, kuriuos vykdo mūsų tarnyba, mūsų korupcijos ir prevencijos skyrius ir kiti, ne jaunimo skyrius. Tai yra sudaryta pagal planus ir aplaniniai patikrinimai ir kiti elementai. Tai čia aš norėčiau atmesti šitus viešoje erdvėje sklandančius motyvus ir... Aš atsiprašau, jums tikrai jau keletą kartų ir vakar sakėm, reikia labai atsargiai. Aš asmeniškai niekas viešai, ir jūs visiškai neatsakėte į klausimą. Man yra labai konkretus klausimas. Mes visur, kur darėm reorganizacijas, aš užsienio reikalų ministerijai buvo kancleris. Steigiam ambasadą Singapūrė, samdom kompaniją, atliekam studiją. Ar kiek jinai aprieps teritorijų, reiškia, ar verslas ten įsitvirtins, ar kultūriniai aspektai. Mano klausimas yra, ar jūs atlikot vertinimą apie tas 12 įstaigų Hobiverse ir ar buvo atlikta studija, ar pasiteisins įvertinimas, kas atliko. Čia ne auditas, čia yra, reiškia, dalykinis. Ir mano manimo dar užbaigsiu, kad daugelio teko matyti, jūs kalbate apie sustiprinimą tokios funkcijos. Pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse aš lydėjau mūsų švietimiečių delegacijas, kai dirbo diplomatinį darbą. Reiškia, Hobiversas atliktų funkciją pedagoginė metodinė, tuos visus klubus, rinktų vadovus, rengtų projektus, siūlytų finansavimo galimybės, tokią organizaciją, mokytų vadovus, žodžiu, metodinė pedagoginė organizacija, kad pagerėtų veiklos efektyvumas. O ne, kad, sakykime, dabar panaikinti vadovus ir tik tai tokia techninė priklausomybė filialų. Ačiū pirmininkė. Žinokite, kuo toliau mes diskutuojam, kuo daugiau gaunam informacijos, tuo man nepatogu pasakyti. Žinokite, man kyla toks klausimas ir tokia situacija, kad, žinokite, nežinau, pabaiga bus visai prasta, rezultatas nenori prognozuoti, žinokite, neaiškus.
Ir iš tikrųjų, kaip jūs sakote, ta kokybė, nereikia nieko suvienodinti. Kiekvienas klubas turi savo specifiką. Randasi tam tikram rajone, kuris jis reikalingas ir kuris veikia. Tai vienodinti tikrai nereikia. Jeigu ponios Vilmos įmonė uždirba daug pinigų, ką tik jinai pasakė, pas ją tiek tūkstančių kvadratinių metrų ir tiek problemų, kur ten reikia sutvarkyti namą, tai aš tikrai žinau, kad tie pinigai šitiem klubam neateis kaip papildomos dotacijos, nes ten reikia tiek tvarkyti, kad turbūt nei 3, nei 5 metai nepadarys, ką reikia daryti. Todėl diskutuoti, kad papildomos lėšos būtent iš šitos įstaigos ateis kelti veiklai arba kokybei veiklos, tai tikrai ne. Momentas toksai, jeigu čia dabar man taip gaunasi, kad visa problema susivedė į tai, kad reikia sumažinti vadovų skaičių. Vadovų skaičių yra keli variantai, kaip galima mažinti. Galima Kregždutę su Birute, Ronyte ir Barboryte apjungti ir 3 klubam palikti vieną direktorių, automatiškai susimažina 2. Ir aš visą laiką sakiau, kad tuos 12 klubų reikia diferencijuoti, nereikia jų visų sudėti į vieną, nežinau, bliūdą ar dėžę. Ir užkrauti papildomą veiką ir poniai Vilmai, ir išdarkyti visą sistemą, ir vykdyti tokią didžiulę masę bendruomenės. Ir iš tikrųjų gaunasi mes apie kažkelis 100 tūkstančių diskutuojam, kurių mes nesutaupysim, jūs teisus, mes dadėsim pinigų šitai organizacijai gerokai daugiau, bet tikrai žinau, kad nukentės ta veika ir ką mums svarbiausia, ką mes deklaruojam visam mieste, požiūris į vaiką, jo lavinimą, jo užimtumą ir teisingai sakė, nesiblaškimą gatvė, bet tame rajone. Ir dabar išvadui, aš kaip suprantu, kad viskas tiek daug padėta pastangų, o rezultatas, nežinau, man dabar labai neaišku. Ačiū. Aš tiesiog galiu pasakyti, kad mes, kodėl taip ir stringame, nes mes turime vieną tik tai scenarijų, pagal jį siūloma dirbti. Jeigu mes matytume kelis scenarijus tiems tikslams pasiekti, nes akivaizdu, kad tikslams pasiekti, kad Vilniuje vaikų daugiau įsitrauktų neformalų į ugdymą, yra tikriausiai daug scenarijų. Vienas iš jų dirbti su Vilniaus centru, kas įtartų, kaip ir minėjome, kompetencijų centras, stiprintų visur esančius padalinius, tai reiškia metodologinis centras ir tam skirti papildomą finansavimą. Tai čia, kaip pasakyti, kalbant su nauja valdyba, tikrai norėsim girdėti, kaip tas metodologinio centro funkcija galėtų plėtotis. Kitas variantas yra tikrai steigti padalinius, kurie bendradarbiautų su toj teritorijoje veikiančiais kitais mūsų centrais ir kaip ir kalbėjom irgi, tas padalinys tikrai turi užtikrinti, kad susikalbėtų mokykla, privatus teikėjai, kad jie atrastų galimybę į mokyklos patalpas įeiti, kad tos aktyvs Vilnius ir toj vietoje daugėtų įvairesnio neformalaus švietimo. Ir lygiagrečiai žiūrėtų, kad jeigu mums yra problema su negalę turinčių vaikų įtraukimu ar spec poreikių, kad ir jiems sukurtume kažkokias papildomas dar programas, projektus tose seniūnijose. Bet tai yra, kaip pasakyti, galim viską sujungti ir visą tą patį irgi vykdyti. Mes matom daug, ir šitas variantas gali veikti, tai kas yra siūloma. Ir tiesiog klausimas yra, kaip tai padaryti, kad būtų mažiausiai streso sistemai ir nebūtų išbarstyta bent jau tose vietose, kur yra kažkoks gilesnis įdirbis ir tapatybinis įdirbis, per šitą pertvarką, neišvaistytume energijos. Nes pokytį daryti reikia labai didelį. Tai yra, čia 5000 vaikų integruoti į centrą yra labai daug. Galbūt galima buvo etapuoti, įvairiausių variantų galėjo. Atsakau čia. Jo, tiesiog mintis labai trumpa, kad nežinau, gal su kažkokiais mažesniais gali būti pilotai, kažką apjungiant, gal dar kažką nežinau. Arba pradedam dirbti su tais centrais. Aš kalbu, kad mes, kadangi šiandien turime tik tai vieną scenarijų, čia, kad kažkada diskutuojame ir esam, pastatome, kad tik tai toks kelias, nors visi suprantame, kad mes esame čia procese ir tikrai lygiagrečiai mes čia galbūt po kelių mėnesių turėsime ten nevyriausybinių kaip čia, tas būrelių plėtros strategija, galbūt iš Vilniaus ten per kažkurį tai laiką, kaip čia, paprašysim, tas centras parengs savo viziją. Tiesiog mes visą tai gausime, bet mes šiandien nesijaučiam komfortiškai, spręsdami šitą klausimą, nes mums trūksta kai kurios informacijos. Jeigu galima sureaguosiu, dėl to, kad daugelis jūsų kolegų sureagavo, tai sureaguosiu labai paprastai. Administracija ateina su šiuo pasiūlymu,
tarybos nariai turi pasiūlymus, tai gali teikti pasiūlymus ir koreguoti projektą. Ta pati turi visuomenė, ta pati turi asociacijų vadovai, įstaigų vadovai, ta pati turi asociacija. Šiuo metu gavę esam 2 pasiūlymus. Perkelti visas į bendro ugdymo skyrių, visas įstaigas iš jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo. Antras pasiūlymas yra atsisakyti iš viso optimizacijos. Komentarų ir pasisakymų apie tai, kaip redaguoti patį šitą procesą ar siūlyti alternatyvas nebuvo. Šiandien mes pirmą kartą apie tai užsiminėm. Tai iki tol, gerai atleiskit, tada jūs turbūt diskutavot labiau šitų klausimų. Tai galbūt elementas yra, kad tų pasiūlymų dabar reikia, bet aš ateinu, pristatęs administracijai, vicemeram ir taip toliau, ateinu su šiuo projektu. Jeigu turime pastebėjimų koreguoti, prašau, tai yra tarybos kompetencija, ne mano. Žiūrėkit, aš tai labai trumpai. Čia nepriekaištai pačiam. Bet direktoriai, žinot, dėl tokio, reiškia, bendravimo stiliaus spaudimo jie yra išsigandę, kokius jie gali pasiūlymus, nes taip toliau 22 surenkat, sakot, kad visi, reiškia, bus atleisti ir taip toliau, nesvarbu, Vidmantai, jau svarbu. Bet mes individualiai paskui. Aš esu atsakęs frakcijos lyderiui, kad tie pateikti kaltinimai yra nepagristi. Korupcijos ir prevencijos skyrius irgi pateikė nuomonę, kad tai yra visiška neteisybė, kurias parašė asociacija rašte. Nieko aš nesusikviečiau, buvo susitikimai normalūs su įstaigų vadovais ir pasirinkimas nutraukti kadenciją, siūlyti laikinai eiti pareigas arba šalių susitarimų išeiti. Tai yra tokia procedūra. Aš visas procedūras vykdžiau pagal įstatymus ir teisės aktus, tai, man atrodo, svarbu yra neklaidinti visuomenės. Bet žiūrėkit, labai svarbu yra jūs, nepykit, jūs jaunas, bet kaip sakoma, kiekvienam pasakymė yra tiesos. Reiškia, jūs nepulkit, čia sakyti, aš nepripažįstu, aš ginuosi ir panašiai, bet visos bėdos jūs nebuvot vedėjų, jūs neprisirinkit, jūs kada esat vedėjų. Aš iš skyrių dirbu beveik 4 metus. Klubo vadovai sako, kad jų visos nelaimės ir bėdos prasidėjo tada, 2016 metais jūs nebuvot vedėjų ir jūs neprisirinkit. Aš neprisimenu. Bet ir analizuokim, kodėl jie taip sako. Iš tikrųjų, turbūt jie yra teisūs. Aš suprantu, kad jūs turite labai gerų iniciatyvų su jaunimu ir tai yra sveikintina, kad jūs norite dirbti. Bet praktika yra tokia, kad tas jaunimas neateina į tos klubus, jūs gal per tą prizmę siūlote. Keliu aš ir siūlau, kaip ir vakar sakiau, Vidmantas gal neišgirdo, aš ir sakiau, kad padarykim tarpinį etapą. Kaip dabar Vilma pati yra dirbus Šatrijui. Tai kiek aš buvau, tai klausykit, iš Šatrijos mums reikia pasimokyti. Užeinu lietuvių kalbos mokslų daktarė. Dirba, reiškia, aktoriai, režisieriai ir taip toliau. Ir toks klubas, kuris turi tiek patalpų, visos suremontuotos, darbuotojai tampa filialu. Galima, aš to reaguosiu tik truputėlį. 100% aš esu šiuo atveju, tai, Vidmanto pozicija, administraciškai tvarkyti, viską aš kažkaip kažkodo klausu, nors dar labai nesu, aš viską suprantu. Administraciškai daugum resursų, sujungiam žmonės, pasiūlom pagal darbo kodeksą, tenais arba išmės, arba dalyvauti konkursuose, viskas vyksta labai civilizuotai. Kokia dabar, kaip sakau, iš vaikų pusės, ko tai grėsia vaikams, patvirtino kolega, nieko negrėsia vaikams, vaikai net nieko nepajus. Poveikis tik tai yra, vadinkim, galimai suaugusiems. Kita, ką aš išgirdau iš Liutauro, ir tą galime gal ir pakalbėti, dėl tos istorinės atminties, žodžių, vadinkim, kaip viskas persineša, bet aš kaip suprantu, jeigu vyksta, tenais yra klubas, pasikeičia jo, yra nebe vadovas, o naujas filialo vadovas. Ir jeigu tai yra išrenkamas žmogus pagal visus konkursus, pagal visus reglamentus, tai jis ir dirba su savo nauja komanda ir nereiškia tai, kad išėjus klubo vadovo, tam įstaigos vadovai, pasikeitus, žmonės taigi puls visi išeidinėti vien dėl to, kad tas žmogus išėjo. Tai aš tai to visiškai netikiu. Aš manau, kad naujas kompetentingas vadovas arba senas laimėjęs konkursą tęsiantis veiklą, jis tikrai užtikrins tos veiklos tęstinumą ir dėl to aš nematau jokių baimių, nes bus atrinkti kvalifikuoti žmonės. Aš taip įsivaizduočiau. Tai dėl to Aš dabar galvoju, mes jau esame šio klausimų pavargę ir mes sprendimo tikrai šiandien nepriimsim, padėsim kitam komiteto posėdžiui, suformuluosim tikriausiai prie kiekvienos gal įstaigos, čia. Nes mes apsvarstysim kiekvienos įstaigos, turim priimti sprendimą dėl likvidavimo, galbūt kažkokių pasiūlymų. Aš taip pat norėčiau klausti, ar mums dar reikia kokios nors informacijos ir administracijos iki kito posėdžio, čia, kad mes galėtume formuluoti kažkokį paketą pasiūlymų. Dar reikėtų merų popierių, mes rasim turbūt bazėje, ne? Tai žinoma, šitą yra aktyvus nuo spalio 20
neatsiminsiu kurios dienos, bet jisai aktyvus yra ir teisės aktų registre nacionaliniam, ir Vilniaus teisės aktų registre, yra Vilija taip pat. Jo, bet tas bendras klausimas tiesiog jis yra neatsakytas. Aš kadangi turiu tokią patį, aš, pavyzdžiui, nesuprantu, niekas neatsako. Dabar yra nepykit, bet tam tikras ambicijų karas, kad išsimojam ir išvaiputėrim padaryti. Bet aš neišgirstu atsakymų, kam to reikia. Ką mes laimim, reiškia, sudraskė sistemą, kur yra mikrorajone šalia tėvų, vaikų. Aš girdžiu, kad mes galim laimėti efektyvesnį valdymą. Aš tą girdžiu. Ko klausimas? Tik galim, o neaišku, ar bus. Atsakant, tavo Liutaurai dar klausimą, ką norėtume gauti, tai kur buvo ta mintis paliesta, kad pasimatuot tą batą, pažiūrėti tas būsimos sistemos veikimo principai, struktūrą, ne tada, kai mes taryboje priimsim, o iš karto. Tai nevila, aš suprantu, kad nevila. Aš nežinau, ar mes kaip tą galim padaryti, ar galim padaryti. Ir galbūt dar peržiūrėtos būrelius, kas teikia tokias paslaugas, kad įtraukimas, socialinė būtis vaikų, ar yra tik tai... Informacijos ir išskirtinumas nuo paprašom taip, kad mums yra padaryta ten prezentacija apie kiekvieną klubą, pristatymas ten yra koks spektras veiklų, tada kiek žmonių dirba, tada tiesiog tą momentą mums pristatymą, kaip čia, tą pristatymą mes turime, tiesiog tenais papildomai galbūt kažkiek dar istorijos, ar ten yra kažkokių socialiai remtinų, ar čia, kas ten daugiau biški apie ten tą vieną, nes mes kitą kartą vis tiek eisim per kiekvieną nutarimą. Yra nutarimas, šitą įstaigą, jos toks profilis, greitai kažką siūlom, nesiūlom, jungta, judam toliau. Tai va tiesiog... Aš čia labai norėčiau informuoti, jeigu galima, labai leiskit greitai sureaguosiu. Iš esmės šitas sprendimo projektas yra grįstas visų 12. Jeigu mes priemam sprendimus, kad tik dalį jungti, tai reikia keisti sprendimą. Nes mes tiesiog galim kažkurios įstaigos sakyti nejungti ir tada juda jungimas tiek, kiek juda. Filialus galim steigti ir toliau dirbti su filialais, nes filialai dar turinį turės susigalvoti, turės Vilma dar pasirengti tų filialų veiklos strategiją. Čia viskas dar procese. Tiesiog yra noras matyti, kurias mes tikrai jungiam, kad žinotume, kaip pasakyti, sąmoningai. Jungiam, siūlom išsaugoti tapatybę, vardą ir galbūt mąstyti, tiesiog norim matyti tą, kaip čia, kiekvieną įstaigą, ypatingai suvokiant, kad kai kurios įstaigos veikia 40 metų, 60 metų ir mes prieš priimdami sprendimą turim bent jau, skirti laiko, pamatyti jų tą veiklos profilį, prieš priimant tą sprendimą tokį gana aišku, suvokiant, kad per tą laiką galbūt galėtume dar pasikalbėti su tom įstaigom, kaip jie, jeigu būtų jungiama, pavadinimą norėtų išsaugoti, nenorėtų išsaugoti, bet mes protokoliniais sprendimais galim irgi siūlyti testinumui tą perėjimą daryti ne tokį automatiškai iš karto koks nors ten, bet kažkiek lieka tas pavadinimas ar integruojamas. Mums čia leistų suformuoti protokolinius sprendimus. Tai tokį pristatymui apie kiekvieną jau daug kas yra paruošta. Tiesiog reikėtų... Per savaitę parengti toks pristatymus yra papildomai, ką jūs kalbate, dar čia papildomai dar informacijos. Tai... Nes už savaitės yra kitas švietimo posėdis. Aš šitą informaciją, atsiprašau, aš paskutiniu metu dirbu ir savaitgaliais. Tai čia reikia tą suprasti. Ir visą informaciją, kurią renku papildomai, kurios nebuvo ten pradžioj, pavyzdžiui, rugsėjo 12, tai ekonominiai pagrindimai, kurie galėjo būti pristatyti spalio 25 dienos tarybos posėdžio metu irgi ir taip toliau. Tai, aš tiesiog noriu suprasti, kad savaitė yra tam tikras darbo valandų skaičius, o paskutiniu metu tai nepavyksta man įtilpti. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu pasakyti, aš turiu konkretų ir aišku pasiūlymą. Aš praeitam posėdį lygiai tą patį siūliau. Reiškia, kaip jūs sakote, kad tik tai yra vienas variantas, nes nebuvo siūlymų. Iš tikrųjų, tai reikia dar vieną arba dar du variantus diskutuoti, o ne važiuoti tuo, kuo daugiau mes aiškinamės, tuo daugiau noriu pasakyti ne. Tai ir tada aš siūliau, reikia diferencijuoti, nereikia visų 12 sudėti į vieną sistemą ir prijungti. Labai teisingai sakėte, jie yra visiškai skirtingi. Galbūt galima 2-3 sujungti į vieną, gal 3-4, gal kokius 3 baleto mokyklą, ten tą išgyvenimą gatvėje, taip, palikti gal tuos 3 iš viso savistovos.
Ten yra 3 - saugaus eismo centras, baleto mokykla ir turizmo. Ten yra ne vien pramogos, ne vien užimtumas, ten yra mokymas, mokymas ir mokymas. Todėl būtų antras pasiūlymas, kad diferencijuojam. Ir kuo mes ir darome, Mes šitą pasiūlymą kol kas neturim, tiesiog ką mes galim maksimaliai turėti artimiausių metų, tai turėti apie, bent jau mes sakau, yra didžioji dalis surinkta informacijos apie, tai ten tiesiog papildyti nuokadą ir pavadinimas, tas tapatybinis momentas, bent jau tokią informaciją mums turėti tikrai, kad ne per keletą dokumentų. Bet jungiant 3, tada lieka vienas direktorius ir sutaupom ir administraciją, ir kokybės ir viso kito. Aš prašau. Tada pačiam, kadangi labai susijęs reikalas, Bet jūsų komentarą dėl baleto mokyklos, čia irgi stebint ten šitą posėdį, turbūt suprantu, kad tokia truputį galbūt neiškumas toksai techninis. Tai baleto mokykla, jinai visoje šitam pokytė nėra pati savo. Jinai yra klube. Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo. Taip, klube. Visas šitas pokytis, ką Vidmantas dabar siūlo mum, tai vadovo baleto mokyklos tai neliečia. Palikti tą klubą visiškai atskirą savistovų padalinį, kadangi jame yra, aš apie tai kalbu, kadangi jame yra būtent mokymo įstaiga baleto mokykla. Ir aš siūlau 3 palikti absoliučiai savistovus. Į nieką su nieko nejungiant. Tai aš tiesiog, kadangi vakar iš tėvų, bet irgi susitikime girdėjau klausimų, kaip mūsų tos mokyklos vadovai. Darom tą centrą, kad fiksuojam, kad mes dar papildomos informacijos eisim per, kaip visi finansavimus, jau visus išgirdom, eisim per, kaip čia, bent jau siūlau kitą posėdį. Pats bus nuotoliniu būdu. Bet išvadoje tai pasikeis, ką nors šito sprendimo eigoje, tada taip, bet susirinkti mums tam, kad dar kartą apie visus 12 pakalbėti. Mes pakalbam, judam, tai mums balsuosim, tai šito tik vieno momento. Dar kažką, ar tiesiog, jeigu dar bus su manim kokių nors reikalų šituo klausimu, nes tikėtina, kad gali būti. Daug labai kalbėjom ir kartais susilį detalės ir pamiršti, ko čia atėjai iš principo. Tai iš kolegų norėčiau, jeigu galėtumėt įvardinti, galbūt ne dabar, įmeskit ir man, kad žinotume, mes abudu vicemerai, kokią problemą, aš suprantu, kokią problemą administracija sprendžia. Apjungti, optimizuoti 300 000, nu, ne pinigai, man pinigai, viskas okei, aš tą suprantu visiškai. Aš bandau pasakyti, kokią jūs norite užkardyti situaciją įvyksiančią arba kokią problemą jūs savo siūlymais užkirdami kelią šitam, kad administracija nori, kokią problemą jūs norite išspręsti arba kokios yra jūsų skaudamos arba skaudžiausios vietos. Neliks darbuotojų, okei, dinks kultūra, okei, bet 5 punktus išvardinkit ir mes paprašysim Vidmanto kartu padėsim, kiek tos problemas būtų galima jūsų tos nuimti įtampas, su kuriomis galvot, kad susidurs, nežinau, klubo vadovai, bendromis ir panašiai. Nes problema, kurią jūs norite išspręsti, man dabar jinai nėra gal aiškiai, išskyrus socialinę dalies žmonių apsaugą. Mes nenorime spręsti, mes norime sugriauti. Bet visai ne apie tai, mes nesutaupysim, tikrai nesutaupysim. Mes labai aiškiai įvardėjom, nereikia visų dėti po vieno kepurę. Jie yra skirtingi, reikia diferencijuoti. Klausimas, kokią problemą tai išsprendžia iš jūsų. Tai paprasčiausiai ir dar kas, mes išlošėm lygiai taip pat, sutaupom vieną kitą direktorių, jeigu čia jau tikrai svarbu labai tas taupimas. Vėl grįžtame į diskusiją, tai Donalda dar paskutinį dar žodį ir mes judam toliau tą darbotvarkę. Ačiū labai. Keletą momentų dar kartą akcentuoju. Choreografijos mokykla nuotaika, steigsim choreografijos skyrių Algirdo muzikos mokykloje. Šitas klausimas kaip ir sprendžiamas ir išspręstas. Apie socialinį atsakingumą galiu vieną pavyzdį, kai Lietuvos vaikų jaunimo centrą pertvarkėme į Sostinės vaikų jaunimo centrą viešą įstaigą, tai tik tada neįgalių vaikų spalvų orkestrą, kuris buvo nugrūstas į 3. aukštą, neįgalūs vaikai į pastate be lifto, mes grąžinam jiem 1. aukšto patalpas, mes grąžinam vėl specialių ugdymosi poreikių vaikus ir tą socialinę funkciją vykdom. Tai čia, kad bus kažkas nukentės iš vaikų turinčių spec poreikių, tikrai netokios minties nėra, nes tai yra viena iš svarbiausių centro ir užduočių ir misijų. Dar koks dalykas yra, buvo bandymų jungti biudžetinės įstaigas mažasis ir buvo tokių jungimų. Tiesiog tai nedavė kažkokios apčiuopamos naudos, nes direktorė mokami 30% priedai prie pareiginės algos, jeigu yra filialas, dar vienas ten, kad ir 100 kvadratų, bet jau alga iš karto jo didėja. Tai čia to efektyvumo mažai. Ir mano matymas yra toks, kad dabar mes iš tikrųjų nevaldom tikrų
skaičių ir duomenų, nes rugsėjo mėnesį klubai deklaruoja, nes nuo to priklauso nuo vaikų skaičiaus vadovo atlyginimai, deklaruoja didelius skaičius vaikų, po to sutartis pasirašomos su ženkliai mažesniu skaičiumi, bet atlyginimai mokami pagal rugsėjo duomenis. Jie nėra akreditavę neformalaus švietimo programų. Klausykit, mes gal kažkaip... Aš dar vieną sakinį, jeigu galime. Paskutinį sakinį, kad motyvuojančio. O turėtų būti taip, kad visi vaikų jaunimo klubai jau po Sostinės vaikų jaunimo centro vėliavą akredituoja NVŠ programas, tai reiškia gauna krepšelį, kurį mes padidinsim iki 30 eurų ir nemokamai lanko 4 užsiėmimus per savaitę, o ne tai, nes 15 plus 15, tie, kurie yra socialinę riziką patiriančių šeimų, gauna 60 eurų krepšelį ir Naujojoje Vilniuje galėtų lankyti 8 būrelius per savaitę nemokamai. Tai va čia yra, kad mes turim socialiai žiūrėti, jautriai žiūrėti, bet efektas bus didelis. Gerai, ačiū Donalda. Klausykit, dabar, tai šio klausimas, kaip pasakyti, kitam posėdžiui sutarėm, kaip dirbom, taip, kad gaunam papildomos informacijos tiek, kiek galim gauti. Ir aš tada dėkoju, tada Vilmai, Donalda tikriausiai dar lieka. Aš galiu išeiti, taip? Taip. Ir aš tiesiog noriu pasitarti. Mes 2 valandas turėjom posėdį, esam šiandien nusimatę dar antrą klausimą dėl jaunimo strategijos. Ar mes dabar imam tą klausimą, ar tiesiog stabdom? Paliekam, taip kaip aš kartais. Mano klausimas, ką turėt omeny stabdot? Turime, kad mes kitą posėdį atsidedam. Tai iki lapkričio 15. Kitą savaitę. Žinokit, kitą prieš tarybą, tai klausimų kitam posėdį. Ir bus dabar norite, taip? Gerai, nusikėt. Gerai, tai tada bandom konstruktyviai, greitai perbėgti, jeigu nestriksim. Šokoladą neišsivesi. Prašom. Dabar norima šiandien tą klausimą. Skaitėm, aš, pavyzdžiui, perskaičiau ir pastabų neturiu. Ta prasme, turbūt pastabų aspektas yra, ar turite tų jaunimo strategijai pastabų. Ir viskas turima pastabų. Tai aš tik gal pasidalykit tada ekrane. Tada judam. Darbotvarkį bandom greitai, nes bandysim dar trumpai, sakau, tą pasitarimą dar turėti. Laukia, bet 2 valandas. Net ir pas mūsų klausimą. Dar vienas yra. Geras. Taip, bet mes ten greitai, bet mes ten šokit perbėgsim, kad trumpam labai perduosim. Tai dabar kurios vietos dalinuosi bendrai. Aš iš karto dėl vaikų su negale, turinčių negalę, toj strategijoje kaip ir nėra išskirta, bet koalicijos programoje tikrai, kad kuo daugiau įtraukti vaikų turinčių negalę į visas neformalaus ugdymo veiklas. Tai va šitą būtų gerai įtraukti, nes kaip ir nėra tokio išskirimo. Tai siūlytume tiesiog papildyti priemonių planą. Taip. Įtraukiant vaikus turinčius negalę. Jo. Gerai. Čia manau, kad tikrai yra. Ta prasme, man atrodo, jis turėtų būti tiesiog principinis, kažkur paminėti. Tai tada aš suformuluosiu pasiūlymą ir pikčinti. Ir tada kitą posėdį tiesiog bus formalumas užtvirtinti ir dar mums, sakau, dėl pačios sąvokos kažkaip tam posėdžiui tiesiog pasakyti, ar mes čia tikrai galim tai vadinti strategiją, tai turėtų būti kažkokios veiklos gairės, nes čia yra 2 metai. 3 metai čia dėl mūsų pačių strateginių dokumentų sandaros. Ar tai galim vadinti strategiją, nes gali keistis. Ką noriu pakomentuoti, tai jaunimo skyrius kiekvienais metais tvirtinasi veiklos planą, niekada neturėjo, seniau, gal 2016-2017 kažkada turėjo jaunimo politikos strategiją, bet tai šita jaunimo politikos strategija nėra skirta tik jaunimo skyriui ir savivaldybei. Pirmas elementas. Čia šita strategija yra parengta su tyrėjais, derinta su jaunimo reikalų taryba, derinta su Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos stalas, kuri vienija virš 20 organizacijų pasaulio skaičių ir taip toliau. Tai šita strategija iš esmės yra miesto kryptis jaunimo politikos ir šiek tiek neformalų švietimo aspekte. tą reikia suvokti, plus Vilniaus jaunimo politikos koncepcija buvo patvirtinta, kurioje yra numatyta, kad reikia parengti tokią strategiją.
Ir kitas elementas yra tas, kad kokia yra problema, strateginiam trimečiam plane dažnu atveju yra neaktualios priemonės iš jaunimo skyriaus įrašytos, kurių mes nevykdom. Tai ką leidžia šitas dokumentas padaryti, tai pasiruošiant 24 metais visas priemonės integruoti į trimetį. Gerai, taip. Tai tada tą pastabą dar mums reikia, dėl neįgalių pastabos kitam posėdžiui užfiksuoti, ir dabar galim tiesiog tai fiksuoti ir laukiam fiksuoti tą protokolą, kad prašom dokumentą papildyti. Principinių faktų apie neįgalios ir specialių ugdymo poreikius. Taip, okay. Tai tada pritariam bendrus. Ačiū. Ačiū ir tada oficialiai posėdį